Šiaip galite rašyti ir seminaro metu, jeigu aš suspėsiu perskaityti, tai galėsime ir pakomentuoti. Pirmiausia, turite dėkoti ne man, o nuostabiai Šviesos leidyklos švietimo skyriaus darbuotojams ir Juliui Adomkui iš Klaipėdos švietimo centro, kurie čia padeda vesti tokį seminarą. Ir labai džiaugiuosi, mūsų yra 76 žmonės šiuo metu, tai ne vienam seminare nesu tiek surinkusi klausytojų, tai visiems linkiu labai gero ir sėkmingo darbo. Atleiskit už nesklandumus, nes aš irgi labai jaudinuosi po atostogų, 2 mėnesius nekalbėjusi nieko viešai, tai pradėsime turbūt. Dabar seminaro pavadinimą matote. Kalbame apie pagalbą mokytojui, kaip geriau dirbti gimnazijos klasėse. Dabar mūsų webinaro tikslas, tai noriu pristatyti šitas 5 knygas. Jos labai skiriasi dizainu nuo 5-8 klasės šokių vadovėlių ir 9-10 klasė taip pat skiriasi nuo 11-12. Sakykime, toks yra tikslas leidyklos dizainerių, kad pratinti mokinius bet kokiam formate, bet kokiam grafiniai formai atrasti reikiamą informaciją. Ir tiesiog patikimuose šaltiniuose, o vadovėliai, mokymo priemonės tai yra priskiriami prie patikimų šaltinių, nes yra daugelis žmonių tikrinti, prie jų daug buvo dirbama. Tai va, kaip atrodo viršeliai šitų visų leidinių. Tai yra mokytojo knyga 11, 12 ir 9-10 klasiai, kūrybinės užduotis 11, 12 ir 9-10 klasiai ir taip pat vadovėlis 9-10 klasiai. Iškart noriu pasakyti, kad šitas vadovėlis gali būti labai puikiai naudojamas ir 11-12 klasėse. Aš pernai tai išbandžiau, nes tikrai medžiagos ten yra labai daug ir mokiniams tiesiog neįmanoma visko įsigilinti ir išmokti ir labai gerai, kad jie sugrįžta vėl 11-12 klasėje prie nagrinėtų problemų. Ir dar jūs pamatysite ilgalaikiuose planuose ir pamokų planuose, kad labai šauniai į visą šitą kompaniją įsirašo Ariadnos Čiurlionytės parengti dailės vadovėliai 1 ir 2 dalis. Ir pamokų planuose nurodėme tiesiog kokia tema, kokios problemos, kokie puslapiai yra tinkami per dailės pamokas. Šito vadovėlių pamiršti negalima ir kiek žinau, mokyklose jų turi daug ir jie dabar labai gražiai susikabina su visa šita nauja parengta medžiaga. Tai va taip pat su didžiausia dėkingumu ir galiu padėkoti ir Ariadnai Čiurlionytei, kuri pradėjo visą šitą sunkų darbą, o čia dirbame Rimatui Nilaitė, visi ją gerai pažįstate, Ukmergės Smetonos gimnazijos dailės mokytoja ekspertė Romalda Zarickienė ir aš. Ir tiesiog galiu pasakyti, kad labai mes atidžiai kažkada pačios rašėme, dabar labai atidžiai skaitėme bendrąją programą ir sudarinėdamos šių knygų turinį, rėmėmės savo daugiametę darbo patirtimi, atsižvelgėme visas tas problemas, kurios iškyla dailės mokytojui dirbant ir stengiamės tiesiog daryti kaip savo, kad mums pačiom būtų naudinga, nes kas man netinka, tai man atrodo ir daugeliu kitų mokytojų netiks, nes tai yra mokytojų praktikų parinkti vadovėliai. Turbūt keliaujame toliau. Negaliu nepradėti nuo problemų ir tikrai dailės mokytojo darbas yra labai sunkus ir tikrai žinome, kad atėję mokiniai į pamokas, jie nelabai nori to mokytis, kuo mes juos norėtume išmokyti. Jie visi apsikabinėja mobiliaisiais telefonais, jie masto, kad internete yra visa informacija, kurie jiem reikalinga, tiesiog net nenori vartyti nei tų dailės vadovėlių, nei enciklopedijų, nei meno albumų. Ir tiesiog va šita visa forma, kuri pateikiama naujuose leidiniuose, skatina mokinius mokytis, nagrinėti kūrinius, mokytis iš jų, patiems kurti, būti aktyviems dailės, kaip sakyti, ne tik studentams, bet besimokantiems dailės. Ir dabar jau mes susidurime su vyresnėsiomis klasėmis ir kuo vyresni mokiniai, tuo gilesni jų
platesni meno suvokimo uždaviniai keliami ir todėl tai yra vis tiek labai svarbu, kadangi girdime apie menų pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimą kažkada būsimą, ateinantį kada nors. Šiuo metu dirbame ir tobuliname ir visi tiesiog remiame savo patirtimi ir dalinamės menų dailės egzamino vykdyme. Ir rengiant šitas mokymo priemonės, mes labai daug kalbėjom ir diskutavom apie tai, kaip tinkamai parengti mokinius menų pasiekimų patikrinimui ir kaip pasirengti menų egzaminui. Ir tiesiog galiu ranką prie širdies pridėjusi pasakyti, kad mes, kai rengėme 11-12 klasės mokymo komplektą, visą laiką galvojame, kaip sukonstruoti mokymo medžiagą taip, kad jinai padėtų vaikams, mokiniams pasiruošti menų egzaminui. Nebūtinai kiekvienas ten laikys tą menų egzaminą, bet tą kompetenciją, kurie įgis, ir kiekvienas pratybų puslapis yra tiesiog susietas su pasirengimu menų egzaminu. Ir kaip citatas rašyti yra pavyzdžių, ir kaip rašyti aprašus, ir kaip refleksiją savo pildyti ir taip toliau. Mes paskui išsamiau panagrinėsime. Ir aš visada, ir čia tokias užduotis yra ir 9-10 pratybose, ir 11-12 klasės pratybose, klausiu savo mokinių, ypač 11-12 klasė, aišku, 9-10 privalo mokytis, kodėl pasirinkote dailę. Kam jums viso šito reikėjo? Nes ten būna trina akis, kaso galva, ten atsineša kortas ir taip toliau, visko yra Vilniaus miesto mokyklose, nežinau, gal ir kitur. Jie ateina maloniai praleisti laiką ir jie visiškai, tik dalis mokinių yra rimtai nusiteikę mokytis dailės ir mes pačią pirmą pamoką labai atidžiai aptarėme, kodėl pasirinkot, ko siekėt, kokie jūsų tikslai. Reikia apie tai mąstyti ir paskui 12 klasė vaikai grįžta prie šitų klausimų ir šį pavasarį irgi 12-okai žiūrėjo, ką buvo parašę pradžioje 11 klasės, tai jie taip nustemba, kad, sako, mes tikrai negalvojam, kad gali būti dailės kūryba ir dailė tokia įdomi. Nes, kaip yra stereotipai iš namų atėję, iš pradinės mokyklos ar pagrindinės mokyklos, kartais nelabai atsakingai buvo žiūrima į dailės pamokas. Ir jie paskui, kai jau jie išmoksta rimtai dirbti, jie tiesiog patys nustemba, kiek jie daug sužinojo ir išmoko. Dabar norėčiau pakalbėti apie tuos naujus uždavinius. Tikrai mes visi esam apie tai daug kalbėję ir konferencijose dailės ugdytojų draugijos Kaune esam aptarę ir mokytojų knygose visą laiką rašome. Ir kad norime tokį supratimą jau turbūt išgyvendinti, kad dailė nėra vien gražių paveikslėlių piešimas, tapimas ir ant sienos kabinimas. Aš atsimenu, kai rengėm bendrasias programas, tai susidurdom su tokiais klausimais, kam kalbėti apie architektūrą, kam kalbėti apie dizainą, kam čia reikia mums dabar tų naujų technologijų ir visų kitų dalykų. Bet kai pakalbi su jaunai žmonėm, kurie įstoja mokytis dailės į akademiją arba išvažiuoja į kolegijas ar į užsienį mokytis, tai jie išplėtė akis man aiškina, kad labai svarbu valdyti tas technologijas ir labai svarbu mąstyti apie savo tą kūrybos procesą ir labai svarbu nusistatyti tuos tinkamus ugdymosi tikslus, nes tu negali visko padaryti ir tiesiog, jeigu tu nori kažko siekti, turi aiškiai apie tai savo pasakyti. Ir jo labiau, kad šiuolaikinė dailė tai yra labai daug naujų kūrybos formų ir kad nebūtų tiesiog, kai nesupranti, kartais pasakai, kad tai nesąmonė, bet vaikas, kuris išnagrinėja įvairiausius požiūrius, ir mes tas pratybas 11-12 klasėje pavadinome irgi, kad įvairūs požiūriai, stiliai, kūrybos tradicijos. Tai kai daug žinai, kai daug supranti, moki tą kalbą suprasti, tai gali ir atsirinkti, kas jam pačiam yra mokiniui įdomu ir svarbu ir vertinga. Ir tiesiog nieko blogo, kad ir tas realizmas patinka, dabar jo labiau yra siekiai, akademinė dailė vėl yra labai studijuojama ir jauni dailininkai tobulina savo gebėjimus ir meistriškumą šios stiliaus kūrinius kurdami. Tai viskas yra gerai, viskas tinka ir nėra dailiai netinkamų tendencijų, kaip prašome bendroje programoje, bet reikia išmokti tą kalbą suprasti, nagrinėti, analizuoti
vertinti ir suprasti, kodėl dailininkai taip kūrė. Ir tikrai, ypač 11-12 klasiai, tos problemos iškyla, nes ta dailės istorija, kaip sakant, yra mūsų turtas, jis niekur nedingo ir jinai tebėra ir jos reikia mokytis, tik tai taip mokytis, kaip seniau mes galbūt ir buvo laikai, ir aš pati pradėjau dirbti prieš 25 metus irgi taip diktuodavom, skaitydavom, parodai juodai baltą reprodukciją Siksto Madonos, visi išsižioja žiūri 12-okai ir kalbam apie tai, dabar jau taip visiškai taip nebepadėstysi dailės. Ir naujos technologijos yra, ir internetas, ir galime matyti puikius kūrinių vaizdus. Ir juo labiau, kad yra toksai požiūris labai aiškus dabar, kad tai, ką pasakė menotyrininkas, kaip jis apibūdino kūrinį, tai yra viena, bet yra labai svarbu, kaip tą kūrinį supranta ir ką apie tą kūrinį galvoja konkretus žmogus. Ir labai dažnai tas tekstas pateiktas apie kūrinį muziejuje po rėmo pakabintas, jis kartais sutrukdo žmogui pasižiūrėti tą kūrinį atidžiau ir pačiam pajausti, ką norėjo dailininkas pasakyti. Taip, kad tų problemų yra visokių ir čia jau surašiau punktais, kokie uždaviniai iškyla, bet galvoju, kad yra ne tik tai kūrinio poveikis ir kaip tą idėją vertinti, ir reikia mokytis ir daryti išvadas, analizuoti ir įsivertinti savo pasiekimus. Tai ateina vadinamosios ne tik meninė, bet ir bendrusios kompetencijos ugdant dailės. Nes jeigu mes neugdysim bendrųjų kompetencijų, tai ta dailė ir nereikalinga bus. Nes turi pajusti visuomenė, mokiniai, kad jie įgyja per dailės pamokas ne tik tai supratimą apie kūrinius, kūrybą, meno istoriją, bet ir kaip žmonės, kaip asmenybės, kaip specialistai patobulėjo ir jie tas žinias, tos gebėjimus dirbti su informacija, analizuoti ją, kurti projektus, įsivertinti, kad jie galės jas pritaikyti įvairiuose gyvenimo ir veiklos srityse. Nes tikrai aš galiu pakomentuoti vieno žymaus žmogaus žodžius. Teko būti vienoje vertinimo komisijoje ir jisai pasakė, man labai lengva būti prodiuseriu ir renginių organizatoriumi, kadangi aš esu dailės mokslus baigęs, aš esu labai kūrybingas ir aš ten kaip žuvis vandenį tarp visų šitų kitų organizatorių, nes man yra lengva. Tai spėkit iš 3 kartų, kas taip galėjo pasakyti. Nesvarbu, keliaujam toliau. Ir va šitie visi leidiniai, tie 2 komplektai ateina į pagalbą jau gimnazijų klasėms. 9, 10, 11, 12. Ir šitie kūriniai, kadangi mes kūriniais pavadinau, šitie leidiniai, mokymo priemonės yra sukurti, nesvarbu, kad jų grafinė forma skirtinga, tas dizaino stilius kitoks, bet ta sistema yra vieninga, aiški ir nuosekli. Jinai tęsia tai, ką mes pradėjome 5, 8 šok serijos klasėse ir tas patobulinome ir pateikėme jau kitam lygyje, nes jau tikrai 9-10 klasė yra įėjimas į stilistiką, į profesionalesnį kompozicinių sandorų išraiškos formų nagrinėjimą, o jau 11-12 klasė tai yra labai svarbi kūrėjo asmenybės problema, gyvenamasis laikotarpis, kūrybinių ieškojimų ta įvairovė, kaip viskas kinta ir tikrai tą požiūrį, kad viskas yra labai vertinga, tik reikia suprasti, kaip tai nagrinėti. Nėra patinka, nepatinka, bet turi būti profesionaliai kalbama ir mokytojo knygos, kurias parengėme, interaktyvios mokymosi knygos, 90 daugiau dirbo Rima Tuinilaitė, mums labai gerą sistemą nustatė, labai rimtą, tikrai praktišką. Ir 11-12 dirbame su Romualda Zareckienė, stengiamės mokytojams pateikti kaip galima visapusiškesnę pagalbą, kaip pasirengti vesti dailės pamokas, planuoti, kelti mokymų ir mokysiu uždavinius. Tai nėra lengva. Aš pati atrašiau dabar 11-12 klasėje, mokiausi iš Rimos, kurios parašė 9-10 klasėje. Tai žinokite, tikrai tai yra labai sunku ir reikia labai daug pasėdėti prie tų mokymų ir mokymosi uždavinių ir pasirinkti pamokos organizavimo būdus. Ir čia jau tikrai praktika mūsų jau atsispindi. Ir reikia mokyti mokinius įsivertinti ir juos nuosekliai ir kantriai dirbti su jais. Tai nėra taip lengva. Taip, dabar
Konkrečiau pakalbėsim apie pirmąjį komplektą 9-10 klasiai. Kažkaip labai ieškojom tos spalvos ir leidyklos dizaineriai pasiūlė šitą spalvinį sprendimą. Iš pradžių kažkaip nedrąsu buvo, o dabar kažkaip pripratau ir visai gerai. Vaikai sako, kad visai jiems gerai. Tokia spalva, tokia viltis. Viltis, violetinė ta spalva, sakykime, labai dvasinga spalva, aktyvi, kad viskas bus gerai su mumis ir su mūsų vaikais. Tai keliaujame. Dabar čia skaidrėse turbūt labai aiškiai nesimatys jums. Aš tiesiog noriu vizualiai parodyti turinys. Kairėje pusėje mes matome vadovėlio turinį, o čia mokytojo knygos turinys. Pratybų turinys taip pat atitinka vadovėlio turinį, nes pratybose visos temos, kurios yra vadovėlyje, tokia pat tema yra ir kūrybinėse užduotise ir yra papildoma medžiaga mokytis. O čia mokytojo knygos turinį mes matome, kai aš rodiklėlį rodau, ar jūs matot? Tikriausiai, tikiuosi gal, kad pirmiausia yra mokytojo knygoje pateikiama pavyzdžiai ilgalaikio metų mokymosi plano 9-10 klasiai ir trumpalaikio, kuris yra toksai kaip supaprastintas pamokos planas, labai išsamus. Tai tie planai pateikiami yra Word formatu interaktyvioje toje mokytojo knygoje ir gali mokytojas juos spausdinti, keisti, pats ten juose rašyti. Toliau yra pateikiama visa grupė pamokų planų ir jie yra labai detalūs, išsamus ir jau smulkiai iškramtyta iš kiekviena pamoka. Toliau eina priedai. Prieduose yra pateiktos bendrosios programos. 9-10 klasės tai pagrindinio ugdymo programos ta pabaiga ir daug naudingos medžiagos, ir dizaino, ir dailės kūrinio vertinimo lapai, ir testai, ir atlankos iš ankstesnių metų dailės vadovėlių, kur yra mokymosi žingsniai buvo pateikti, jos yra kartojamos. Yra įdėtas žodynėlis, vienu žodžiu viską, kas gali prireikti rengiant pamokas, jo labiau, kad šita priedų dalis yra ta medžiaga labai reikalinga, nes jeigu mokytojas dirba tik tai gimnazijoje, tai jis tikrai nemato nei 7, nei 8 klasės vadovėlių, o ten tikrai buvo pateikta taip pat labai vertingos medžiagos, kuris skirta irgi yra jau pačiai pradžiai skirta jau nagrinėti kūrinius, ir kūrinio vertinimo lapas, ir muziejaus lankytojo lapas, ir dizaino kūrinio vertinimo lapas. Tai yra viskas labai naudinga. Tie, kurie jau turite šitą knygą, esate dirbę su ją, tai galite pasidalinti. Tas čia rašo, kur nusipirkti tas knygas, tai žinau, kad reikia kreiptis į Šviesos leidyklą per elektroninę prekybą, nes mokytojo knyga yra perkama, jinai yra skaitmeninė, interaktyvioji, ir joje mokytojas gali pats rašyti, pildyti ją. Ir aš tiesiog, ką noriu tokį pasakyti, dabar šitą klausimą, kad vadovėlis tai vadovėlis, jis yra parengtas, to mes jį panagrinėsime, bet mokytojo knyga yra skirta mokytojui interaktyvioji ir mokytojas kuria pats savo mokytojo knygą, jis joje gali rašyti, gali išsisaugoti savo planus ir taip toliau. Tai yra mokytojo kūryba ir tai yra jo turtas, jis gali kitiems papasakoti, parodyti, pasidalinti savo patirtim, kaip jiems sekėsi. Pratybos tai jau yra mokinio kūrybos idėjų bankas ir mokinys tose rėmeliuose, lentelėse, užduotyse rašo ir pats kūrė savo kūrybinės veiklos aplanką. Mintis buvo tokia, kad, žinot, labai sunku tos eskizus surinkti, labai sunku dirbti su tą, saugoti tą vizualinę informaciją. Mačiau užsieniuose, kad ten yra sektuvai klasėse, kiekvienas mokinys sega į sektuvą, deda visus tuos savo ten užrašus, pastebėjimus, sakykime, eskizus ir taip toliau, tai irgi nėra patogu. O šitas sąsiuvinis būtų toks kaip mini bankas, kur tos pačios svarbiausios idėjos, kur jau didelės nuotraukos tai gali kokiam išsisaugoti skaitmeniniai laikmenoj, o didelius darbus irgi sektuvė kokiam saugoti, o čia tiesiog tokie užrašai, idėjos, naudinga informacija turėtų būti kaupiama, o mokytojas ją kaupia mokytojo knygoje. Taip.
Dabar apie vadovėlį 9-10 klasės. Ten yra iš viso 9 skyriai, ar 10, dabar jau nebegaliu pasakyti, tuoj pažiūrėsiu knygą. Yra 10 skyrių. 10 skyrių. Ir kiekvienas skyrius, čia tiesiog paėmiau tokį vieną, kuris man įdomus. Visi man jie įdomus, bet yra skyriaus pradžia, yra 2 puslapiai, kur yra skyriaus pavadinimas, jo numeris, ir ten yra parašyta labai aiškiai parašyta tokie nauji dalykai, nes labai, kai buvo šok serijos vadovėliai 5-8 klasės, ten mes bandėme trumpai keliais sakiniais su Rima aprašyti tiesiog tą problemą, kuri bus nagrinėjama visam skyriuje. Čia jau mes truputėlį jau žengėme toliau. Ir čia yra parašyta, ko mokysimės, ir yra parašyta, ko mes mokysimės, ką stengsimės suprasti, ką kursime per dailės pamokas, kurios yra pateikiamos temos šitom skyriuje. Toliau yra skyrelis 2, kaip įsivertinsime savo pasiekimus. Jau žengėme pirmą žingsnį į savo pasiekimų įsivertinimą, kuris yra labai svarbus ir per 4 metus turime išugdyti brandžią asmenybę, kuri baigdama 12 klasę labai laisvai, įtaigiai, vartodama tinkamas savokas, profesionaliai kalbės apie savo kūrybą. Ir 3 skyrelis šito skyriaus pradžios yra, kur šias dailės žinias ir gebėjimus pritaikysime. Nes visada labai dažnai girdime klausimą per pamokas, o ką man ta dailė? Man čia nesvarbu. Man 8-okai pasakė, mes stojame į gimnaziją, ten svarbu tik lietuvių kalba ir matematika, reikia testus laikyti. Tai va, o iš kitos pusės girdžiu, kad gimnazijų mokytojai kalba, kad ateina labai silpni mokiniai, kad atseit iš pagrindinės mokyklos ateina tokie, kurie nepasirengę mokytis gimnazijoje dailės. Tai aš tiesiog siūlau tokį kompromisą, integruokite ir dailės žinias į tos stojamosius testus ir tada gimnazijoje gausite tokius mokinius, kurie tikrai tinkami bus mokytis dailės gimnazijos klasėse. Ir tas skyrelis, kad kur aš dailės žinias ir gebėjimus pritaikysiu, jis yra labai svarbus. Ir čia kiekvieną skyriaus pradžioje mes parašome, ką išmoksim ir kur mes tai pritaikysim. Tai galvoju, kad tai yra labai svarbus dalykas, nes apie tai jau reikia pradėti kalbėti kuo anksčiau. Ir jau baigiant, pavyzdžiui, paskutinėse temose, 8, 9, 10 temui, ten jau yra ir rašoma vienas iš tokių punktų, kad man bus lengviau atsirinkti, kokį menų dalyką norėsiu mokytis, nes paskutinis skyrius yra skirtas kinui, teatrui, medijų menui, šiuolaikiniams formoms kūrybos ir tada galbūt vaiką paskatins ir teatrą pasirinkti arba filmavimą, filmų kūrimą ir taip toliau, galbūt sudomins mokinį. Tai va, dėl skyriaus pradžios tai tiek. Dabar yra pamoka. Kiekvienai pamokai yra skirta 9-10 klasės vadovėlyje atlanka, 2 puslapiai ir yra pateikiama iliustracijų, įvadinis toks tekstas, klausimai, pasidalykime mintimis apie šitą problemą, yra pateikiami žodžiai, žodžių bankas toksai, kuris tinka, tie žodžiai tinka kalbant apie šitą problemą arba nagrinėjant, atsakant į klausimus, bet šitų žodžių apibrėžimų nėra, šitų savokų. Žodinėlis yra pateikiamas knygos gale, vadovėlio pabaigoje ir jeigu mokinys, pavyzdžiui, nežino tos savokos, nemoka paaiškinti, tai gali atsiversti vadovėlio pabaigą ir perskaityti, pasidomėti, išsiaiškinti. Aš tik tai galvoju, kad labai mes sąmoningai tų apibrėžimų neįdėjome čia į pamokos puslapius, nes norime labai, kad tą vadovėlį vaikas vartytų pirmyn atgal visą laiką. Kad tai yra platus informacijos šaltinis ir kartais reikia sugrįžti į buvusią temą ir kartais klausimai tai orientuoja ir reikia naudoti žodinėlių ir yra aprašyta kūrybinė užduotis. Yra aprašyta kūrybinė užduotis, kurią mokiniai turi atlikti.
dabar jūs jau matote, kad tai yra 90 klasė, kairėje yra pateikiama ir schemų tam tikrų. Ir dabar, kaip šitie kūriniai, iliustracijos, ką jums rodo, kad tai yra ta problema plačiai nagrinėjama. Tai nėra nuosekli dailės istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų, bet yra pateikiami kūriniai iš įvairių laikotarpių. Ir galima prisiminti ir Pompėjos freskas, ir, sakykime, Renesanso dailininkų erdvės vaizdavimo atradimus. Ir taip pat pateikiame šiuolaikinio meno pavyzdžių, plakatą dailininko arba ASCI meno, kai yra kuriama naudojant spaudos ženklus kūrinius, tiesiog kompiuterio ekrane kuriama, ar telefono ekrane ir taip toliau. Ir tai įrodo, kad yra šitie žodžiai, kurie yra pateikiami žodžių banke, o jų apibrėžtis, jų paaiškinimai yra žodyne, gale vadovėlių. Tai matome, kad tas žodynas yra gana platus ir tie žodžiai gana plačiai jau aiškinami, nes vis dėlto tai yra vyresnės klasės ir mokiniai turi gauti tikriausiai daugiau informacijos, bet mes nereikalaujame, neprašome tų žodžių, tiesiog kalti tų apibrėžimų ir taip toliau. Manyčiau, kad vaikas, kai reikia, jis visada galės pasižiūrėti į tos paaiškinimus. Ir dar nepaminėjau, kad yra šalia įvadinio teksto, ten po ta tokia violetinė vėliavėlė kairiai pusiai, yra šiandien. Ką mes mokysimės, kokią problemą tyrinėsim, tai yra vaikui pateikiami pamokos uždaviniai, temos uždaviniai, ką kursime, kaip mes įtvirtinsim savo žinias ir gebėjimus. Ir trečia, tai yra kokių kūrybos priemonių ir įrankių reikės. Aišku, mes visuose pamokų planuose rašome ir taip pat ilgalaikėme plane, ten yra aišku, kokią užduotį atliks ir kokias kūrybos priemonės pasirinksime, bet tai yra priemonių turėjimas yra labai svarbus dailės pamokos, pasiruošimo dailės pamokai svarbus dalykas. Ir apie tai truputėlį pakalbėsim vėliau, kai aptarsime kompetencijų tą vertinimą ir pasiruošti dailės pamokai tai yra labai svarbus dalykas. Ir tai reikia sutarti mokslo metų pradžioje ir aptarti su mokiniais, kaip tai bus vertinama. Manau, kad tai turi būti įtraukta į kaupiamą įvertinimą, nes tai yra, kaip jie sako, neturiu nieko. Sakau, tai gerai, sakau, ką turi? Matematikos sąsiuvinį turi. Tai sakau, prašau išplėšti lapą iš matematikos sąsiuvinio ir piešti. Tai ką, sakė, iš matematikos, čiagi matematika, tai sakau, kad per dailę nieko neturim, tai kažką turim daryti. Žinot, su tais vaikais taip gali prijokauti, bet tai irgi turbūt turi būti šitie dalykai nuosekliai ugdomi ir pasiruošimas pamokai yra labai svarbus. Ne tik surinkti reikiamą medžiagą ir eskizus, aš tai asmeniškai namų darbų neužduodu, bet kartais tik susirasti kokios informacijos, bet namų darbas tai yra tinkamai pasiruošti būsimai dailės pamokai. Tai va. Dabar toliau keliaujame. Čia mokytojo knyga patiko popierinis variantas. Man atrodo, kad mokytojo knygos popierinio varianto tai ir neparduoda niekas, bet galima nusipirkti ir atsispausdinti tas 230 puslapį, jeigu yra poreikis. Man tai patogiau ją skaitmeninę turėti, bet čia kaip kiekvienas nori. Ir dabar kiekvieno skyriaus pabaigoje, kiekvieno tų 10 skyrių yra, ir paskui yra dar toks 11 viso vadovėlio patirties įsivertinimas, viso mokymuose. Yra toksais irgi atlanka, kur yra duodama testukų, užduotėlių keletas. 6 būna, 4, 5, 7 visaip. Tai čia kairiajame puslapyje yra nedideli testai, kurie atitinka bendrasias programas ir yra pagal savo struktūrą, sunkumą yra panašus į numatoma pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, galbūt kažkokie testai bus. O dešinėje pusėje yra patarimų, kaip atlikti kūrybos užduotis. Tai va čia yra įvairių schemų, ir kitose skyriuose, kitų skyrių pabaigoje yra architektūros detalių, yra įvairių perspektyvos schemų, ornamento pavyzdžių. Ir taip toliau, ir taip toliau. Yra naudinga medžiaga, nes vis tiek vyresni mokiniai, jau yra jie 15-16 metų, jiem reikalinga ir pavyzdžio, ir schemos, ir reikia tiesiog nurodymo, kaip
atlikti užduotį. Jau jie turi vis dėlto mokytis tos profesionaliosios dailės raiškos ir jau čia netinka, kad brūkšt padariau ir valiuojuosi ant grindų ir džiaugiuosi kaip pradinukas, kad ten viskas man smagiai pavyko. Jau reikia parodyti, įdėti nemažai pastangų, kad tinkamai atlikti šitas užduotis. Taip, skaitau. Aha, vyresnių klasių mokiniai neperka pratybų. Nu ką padarysi? Neperka, tai ir jeigu nesutarsime, jie savo norų to nenorės, tai aišku, niekas jų neprivers. Keliaujame toliau. Mokytojo knyga. Norėčiau jūs plačiau supažindinti ir čia aišku, vaizdas toks nėra jau, kad labai čia viską mes perskaitytume, tik noriu pasakyti, kad va šitos temos regėjimo įspūdžiai, čia yra 3 puslapiai bus pateikti mokytojo knygos. Ir visi mokytojo knygos pamokų planai yra panašios struktūros. Jinai nėra visa pilnai aktyvi, bet kai kurie elementai yra aktyvūs ir pateikiamos bendrosios programos, citatos iš bendrųjų programų, kurios susietos su šita pamoka konkrečia, yra mokymo uždaviniai, tai čia yra susieti jie su bendrosiomis programomis, ką mes ugdome, kokius gebėjimus ugdome per atlikdami šios temos užduotis per šią pamoką. Ir yra šalia aktyvus langelis, kur mokytojas gali irgi parašyti savo mokymo uždavinius. Nu, jeigu jis mano, kad jis kitokius ugdys. Jis turi pilną teisę. Toliau mokymosi uždaviniai, tai čia kitų dalykų mokytojų knygose mačiau, kad nerašo, kad mokytojai patys turi pasirašyti, bet mes pabandėm irgi suformuluoti mokymosi uždavinius ir tai, ką mokiniai veikia, kaip jie pasieks, kaip jie parodys tuos pasiekimus, kuriuos mes suplanavome mokymo uždaviniuose. Tai pat yra aktyvus langelis, kuriame taip pat mokytojas gali pats pasirašyti savo mokymosi uždavinius. Toliau yra siūloma veikla 9-10 klasės knygoje ir čia yra išsamiai punktais parašyta seka 2-3 pamokos, kartais gali būti ir 4 pamokos ar per vieną, ką turėtume veikti, atlikti ir čia yra integruotos užduotis taip pat ir iš pratybų. Užduotis pratybose taip pat yra integruotos į tą siūlomą veiklą ir užduotis vadovėliai ir pratybose. Ir taip pat mokytojas gali savo užduotis pasirašyti. Toliau yra integracinės sąsajos ir turima patirtis, yra užuominų, ką čia būtų galima integruoti. Taip pat tai vis tiek aš galvoju, kad integracija neįmanoma visą suplanuoti ir pateikti mokytojo knygose, nes tai labai dažnai yra mokykloje tariamasi su kolegomis, tariamasi su mokiniais. Ir ta integraciniai ryšiai turi būti suplanuoti iš anksto. Jo labiau, kad 9-10 klasėje dar yra ir muzika, kiti vaikai ir šokio pamokas lanko. Ir taip pat su kitais dalykais labai plati integracija gali būti su istorijos dalykų, gamtos mokslais ir taip toliau. Toliau darbo reikmenys ir medžiagos yra skirelis, bet pavyzdžiui, jeigu mokytojas nusimato kitas užduotis, jis gali ir kitus darbo reikmenys susiplanuoti. Ir ten yra parodyta, kaip tos visus užrašus, kaip tas pamokų planas turi būti išsaugomas, po to yra įvade parašyta klausimų ir pokalbių komentarai. Taip pat yra dailės raiškos ir tyrinėjimo užduočių komentarai. Yra parašyta komentarų, kaip reikėtų žiūrėti, kalbėti apie pateiktus klausimus arba, sakykime, nagrinėti atliekant užduotis, ką papildomai dar reikėtų kalbėti su mokiniais, aptarti, kaip tas užduotis turi būti atliekamas, į ką svarbu atkreipti dėmesį ir taip toliau. Vis žiūriu, ką čia rašo kolegos. Ir dabar va čia dar bus vienas puslapis iš tos temos šito mokytojo knygos, bet noriu truputėlį pristatyti va šitos temos irgi kūrybinių užduočių sąsiuvinį. Kas čia yra svarbu? Pavyzdžiui, mes matome pirmoji užduotis, tai čia yra
kad parašyta, kad optinę dailę kūrė tokie ir tokie menininkai. Ir siūloma mokiniams pasidomėti Viktoro Vazarėlio, sakykime, Kazio Varnelio ir Kazimiero Žeromskio kūrybą. Tai dabar, kaip daryti su tokiam užduotim? Jeigu klasėje nėra galimybės nueiti į informacinį centrą mokykloje arba nėra daugiau kompiuterių ir kaip naudotis internetu, tai tiesiog galime pasiūlyti mokiniams namie atlikti tą užduotį, pasidomėti. Kiti naudojasi mobiliaisiais telefonais arba galima tiesiog nueiti į informacinį centrą arba užduoti iš anksto ir jie gali tiesiog pasidomėti tų dailininkų kūrybą. Ką jie svarbaus sužinojo, ko jiems įdomi pasirodė. Matote, kad čia yra tik tai porą eilučių, tai nėra daug, tai yra tik tai 9 klasė ir 9-10, čia gal 10 klasė šita užduotis, nebeatsimenu dabar, reikia pažiūrėti plane, kaip ten yra nurodyta. Ir mes prašome labai nedaug pradžioje, nes galvoju, kad apie dailininkus esu dariusi su mokiniais, kad jie pasirenka kokią nors temą ir jie ten daro pristatymus, pritraukia tų tekstų iš interneto, prideda iliustracijų ir paskui sakau, parašykite 2 sakinius, labai svarbius dalykus, kokį jums įspūdį paliko dailininkų kūryba, kuo jis jums įdomus ir vertingas. Ir tai yra sunkiausia, parašyti trumpai. Tai čia ir mokome mes juos, kaip parašyti trumpai, nedaug. Kas esminių, kuo jie skiriasi vienas nuo kito. Čia labai svarbu, ką jie atranda. Mes galime, aišku, pasakyti, padiktuoti nurkas. Pro vieną ausį išklausys, pro kitą išeis lauk tas garsas ir nieko rytoj jie neprisimins. Bet kai jie patys ieško, atranda, tai paskui aš taip vis laik stebėdavau, turėdavau dailės pamoką pirmą vienai klasėje 10, o antra pamoka matematika. Ir visi jie per dailę ten nusirašinėjo matematikos namų darbus. Tai galvoju, kada ateis ta diena, kai per matematiką dailę nusirašinės namų darbus. Nežinau, ar aš sulauksiu tos dienos, bet labai visiems linkiu, kad geriau tegul nusirašinėjo, kad pasidarytų dailė tokia svarbi, kad visi norėtų tas užduotis atlikti. Tai nežinau, kada tai bus. Tikėkimės, gal ir nereikia, kad nusirašinėtų, gal tiesiog patys pažiūrėję kūrinį turėtų parašyti. Tai galima paskirti vienam mokiniui, pasidomėti ir pristatyti, o visi kiti išklausę gali parašyti savo nuomonę. Įvairūs organizavimo būdai šito darbo gali būti. Ir toliau pateikiama lentelė smulkiai sulanguota, kur vaikai kurs optinio meno kūrinio eskizą greičiausiai. Jeigu skiriame nedaug laiko tai temai, tai gali likti tas eskizas sąsiuvinėje, pieštuku, tušinuku atliktas, o jeigu skiriame daugiau laiko, tai tema labai puikiai ir vienintelė turbūt tema 9-10 klasėje, kai galima naudoti liniuotę, braižybos įrankis, lekalus ir taip toliau. Ir galima atlikti tiesiog jau pasirinkus kokią tai dailės techniką, sudėtingesnį darbą, didesnio formato. Bet čia liktų tas eskizas atminčiai ir po to jau yra įsivertinimas savo veiklos. Ir čia tokia yra toks galės pratybų sąsiuvinio toksai šauktukas yra. Taškas toks, nutiškės. Tai čia yra tiesiog daugiau parašyta papildomos įdomios informacijos apie nagrinėjimą problemą, kurios nėra vadovėlyje. Tokios užuominos. Kažkas tai tokio naujo. Ir jas buvo tikrai labai sunku parašyti, nes reikėjo labai glaustai, trumpai ir taip toliau. Tai dabar, jeigu mes pažiūrėsime, kas čia dešiniai pusėje skaidrės parašyta, kad yra visko, bet tai nereiškia, kad kiekvienoje temoje bus tų žinių pasikartojimo testų. Vienur kitur, skyriaus pabaigoje. Kūrybinių užduočių, idėjų paieškos ir informacijos rinkimo užduočių yra labai daug. Įsivertinimo taip pat nemažai. Naudingos informacijos apie dailininkus ir jų kūrybos ypatumus, tai čia yra tie taškiukai skyriaus pabaigoje, to puslapio pabaigoje, tas toks šauktukas. Labai man patinka ženklas dizaineris sugalvotas. Tiesiog nutiško tokia svarbi mintis. Patarimų, kaip atlikti užduotis, dailės medžiagų technikų aprašymai. Ne kiekvienos, bet vienos kitos yra. Ir užduotis skirtos. Matote, dailės kalbos suvokimui įtvirtinti ir mokinių interpretaciniams gebėjimams ugdyti. Tai yra svarbus dalykai, nes nepakartojęs, neaptaręs, neapmastęs, neužsirašęs, išklausė ir pamiršė. O čia visa ta informacija yra susieta su eskizais, su nagrinėjimo problema ir ta informacija yra užfiksuojama, užrašoma
ir kūrybinių darbų aprašymams rengti, nuotraukoms įklijuoti. Va čia mes matome tik tai langelį nurodytą eskizui piešti, bet yra vietų, kur galima nufotografuoti savo kūrinį arba eskizą didesnio formato ir atsispaudinus, kad ir pačią mažiausią nuotraukėlę juodai baltą, galima ją įsiklijuoti. Ir visa tai yra išsaugoma, prie jų galima grįžti ir kai reikia idėjų kitiems darbams arba ten baigiant, pavyzdžiui, mokslo metus, reikia kokią parodėlę surengti ir visada galima grįžti ir pasižiūrėti, ką esu sukūręs. Tai mes taip pratinsim mokinius kaupti savo kūrybinių darbų aplanką ir rengiant parodas ir taip toliau. Nes, čia nežinau, čia tiesiog, aišku, vaikai nenori, čia nepirks ir taip toliau, bet visada reikia eiti prieki visų ir siūlyti kažką. Ir dabar aš atsimenu, kai buvo protestuojama prieš pirmuosius vadovėlius, kuriuos išleidome prieš 13 metų su kolegėmis Dalia ir Angelė. Ir sakė, kam čia reikia, pas mus ir taip sėkmingai visas tas yra. Dabar sako, kad labai jau gera su jais dirbti, bet dabar laikai keičiasi, ateina nauji dalykai. Ir galvoju, kad visada turim daryti daugiau negu reikia, arba tobuliau negu reikia, arba naujoviškiau negu šiuo metu reikia, o po to priprasim, atsirinksim, gal ne viskas čia gerai padaryta, gal ne viskas tiks, bet turim žiūrėti į ateitį, į priekį ir turim galvoti tikrai apie sėkmingą vaikų ateitį, kad tikrai jie užaugtų kūrybingi, mokėtų dirbti su informacija, mokėtų dirbti su savo idėjomis, užfiksuoti jas ir jas įgyvendinti. Dabar sako, net vieną idėją negerai, reikia kelias idėjas vystyti ir žiūrėti, kuri geriau vystosi, kuri geriau gali būti pateikta ir taip toliau. Tai dabar pažiūrėsiu ir klausimus. Aha, toliau dirbame. Taip. Dabar svarbi va šitos 9-10 klasės komplekto dalis yra tas pirmieji žingsniai, kaip kontroliuoti mokymosi tuos rezultatus ir kaip tai atlikti per dailės pamokas. Yra visokių nuomonių, kad čia vaikų kūryba, kad čia nėra ką vertinti, kad čia mokytojas neturi teisės kūrybos vertinti, neturi teisės kritikuoti. Bet dabar galvojame mes visos bendraautorės, tarėmės ir domėjomės, kas kitur yra daroma, kad vis dėlto, kad jeigu mes mokinius irgi trauksime į tą įsivertinimo procesą ir nusistatysime vertinimo kriterijus ir mokiniai juos žinos mokslo metų pradžioje ir prieš atlikdami kiekvieną užduotį žinos ir mokytojo knygoje yra pateikiama daug informacijos, yra aprašyta, kaip gali būti vertinami dailės rezultatai. Ir pavyzdžiui, aprašai, ką reiškia kiekvienas balas, yra pateikiama mokytojo knygos pabaigoje prieduose. Galima pasižiūrėti, ten Rima labai rimtai išsamei aprašė, ką reiškia 0 per dailės pamoką, 1, 2, 3, 4 ir iki pat 10. Remintis bendrosiomis programomis ir vertinimo aprašais, nes vaikus reikia su tuo supažindinti ir jie turi apie tai mąstyti. Ir vertinami kūrybinės raiškos darbai ir dailės tyrinėjimo užduotis, dailės sąvokų ir terminų vartojimas, tai sakykime, bus dailės kūrinių stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas, suvokimas, mokėjimo mokytis kompetencija yra integruota, jūs rasite pagrindinės mokyklos 9-10 bendroje programoje, mokėjimo mokytis kompetencija yra įtraukta jos vertinimas į vertinimo aprašus. Darbo ir tvarkos įgūdžiai. Čia kaip su mokiniais susitarsime. Aš tai siūlau tai traukti į kaupiamą vertinimo balą ir tai yra labai svarbi dalis. Nes kaip mes sukursime darbą, kaip mes atliksime tyrinėjimo užduotis, jeigu mes nepasiruošę darbui, netvarkingai elgiamės, neturime įrankių medžiagų, tai kokia ta dailės raiška bus. Aišku, gali būti kelias toks, kad viską pateikėme ant languoto popieriaus lapelių apiplyšusių, tušinukų nupaišyta ir taip toliau. Nu, aišku, dabar ir tokių žymių dailininkų, kaip ir Krasausko, mačiau parodą ant servetėlių, čia prieš keletą metų buvo knygų mugėje išeksponuoti eskizai. Nu, tai yra nuostabu, bet jo kūryba yra ne tik piešiniai ant servetėlių. Yra žmogus sukūręs dailininkas, genialus dailininkas sukūręs daug daugiau ir iš jo kūrybos galime labai daug pasimokyti.
Gerai, galima rinkti ir tuos eskizėlius į segtuvą arba į voką, viskas yra labai gerai, bet vis dėlto kūrybinės raiškos darbai yra atliekami ir sudėtingesnė technika ir vaikai taip pat turi išmokti įvairių kūrybos būdų, išbandyti ir tapybos, ir grafikos, ir šiuolaikinės kūrybos technikas, ir mišriasias. Čia tiesiog su tušinuku ir languotu popieriaus lapu turbūt negalime tikėtis aukštesnio balo, nežinau, kaip 5 gal. Net nežinau, nebent jeigu tik idėjas vertintume, bet tai yra idėjų lygmenį kažkokie eskizai, o jeigu mes labai gerbiu muzikus, kurie tikrai reikalauja irgi atlikimo kokybės ir manyčiau, kad tikrai neišleistų į sceną vaiko, kuris nieko neišmokęs, nieko nepasiruošęs ir išeis, ką nors pašūkaus. Tai dailiai taip pat turėtume irgi elgtis atsakingai ir vis dėlto, jeigu kūrybinės raiškos darbai, jeigu nori 9-ko, 10-ko, tai manyčiau, reikia jį ir uždirbti. Ir tai su vaikais apie tai turi būti kalbama, turi būti aptarta, ką reikia padaryti. Ir dabar interaktyvios mokytojo knygos prieduose, va čia 9-10 klasės, yra pateikiama mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo sritis ir vertinimo lentelės. Rima Toinilaitė labai puikiai išsamiai aprašė, kaip galėtų būti vertinama mokėjimo mokytis kompetencija per dalies pamokas 9-10 klasėje. Ir ten pateikima daugiau irgi vertingos metodinės ir dalijamosios medžiagos. Tik čia dar noriu pristatyti tos pačios temos paskutinį puslapį. Čia jis, aišku, labai silpnai matosi dešinėje pusėje, bet ten yra pateikiamos tokios įsivertinimo lentelės. Kiekvienai temai yra parengtos užduoties įsivertinimo lentelės. Ir ten yra išskirstyta balais, už ką reikia atlikti, kaip reikia atlikti, kad mokinys gautų aukščiausią vertinimą. Nuo 0 iki 10 balų yra vertinima kaupiamuoju būdu. Ir, aišku, tos lentelės nėra aktyvios, mokytojui reikėtų jas pačias pasirinkti, galima ten ir pakeisti. Bet manyčiau, kad galima pasinaudoti ir savaip jas padaryti, bet tai yra labai vertingas dalykas. Kai mokinys ir to pavojaus aš iš pradžių bijojau, kad pasirašys savo aukščiausius balus, iš tikrųjų nėra. Ir ten taip pat yra be mokinio parašo ir mokytojo parašas. Ir aišku, reikia skirti laiko ir aptarti su mokiniais. Aš viską patikrinu, jeigu kartais nesutampa arba ten atsainiai kažką parašė, ne taip. Yra prisekta ta įsivertinimo lentelė prie mokinio darbo, galima su mokiniu pasikalbėti ir vaikai labai supranta, kada jie nesistengia, kai jie ko nepadarė, jie tą viską puikiai suvokia. Tai vertinimas yra ne tik tai, nes taip, žinokit, mokytojai prisimti tokią atsakomybę ir, vienu žodžiu, surašyti tuos skaičius už tuos atliktus darbus, ir kas. Tai nueina vaikai, numeta tą darbą, jeigu nepatenkintas vertinimu dar suglamžo, išmeta į šiukšlių dėžę, ir kas. Ką mes tuo pasiekėme, bet kai jis pats pradeda mąstyti apie tai, ką jis padarė, tai sakykime, padeda mokiniui tobulėti įsivertinimas, tapti savarankiškam, atsakingam už mokymosi rezultatus ir savo tolesnį gyvenimo kelią. Tai yra sudėtingas procesas ir tai sunku šito siekti, bet pasiekiama. Ugdytis pasitikėjimą savo jėgomis, gebėjimą įsivertinti savo veiklą, nes tinkamas, adekvatus savo veiklos vertinimas yra svarbus visam gyvenime. Čia yra asmeninė kompetencija, ne tik mokėjimo mokytis, nes kiek yra daug žmonių, kurie neadekvačiai vertina savo gebėjimus, savo pasiekimus ir dėl to kyla gyvenime labai daug problemų. Ir tiesiog ta refleksija, ta savianalizė, kalbėjimas apie tai, ką aš pasiekiau, ką aš padariau, ar man pavyko. Aš tai vaikams sakau, jeigu jums ir nepavyko, tai čia nieko tam blogo nėra, tai yra kaip tik didelis laimėjimas, nes jūs suvokėt, ką jūs ne taip padarėte. Gal jūs visai gerai padarėt, bet jūs norėtumėt tobulinti, norėtumėt keisti. Ir tai yra labai svarbu. Ir įsivertinimas padeda pasirinkti tinkamiausius veiklos būdus, spręsti iškilusias problemas. Kalbam dabar labai daug apie problemų sprendimą. Problemų yra labai daug ir tos problemos kartais nėra jau. Problema, ta žodis nėra toks blogas. Problema yra bet kurios kūrybinės idėjos sprendimas ir kai mokinys mąsto, tai yra labai svarbu. Mes turim išmokyti mąstyti, o ne tiesiog priversti daryti tas užduotis, kurias, sakykime, mes suplanavom, sugalvojom, gal vaikai nenori, galim pasitarti, galim tą planą pakoreguoti, arba, sakykime, ką nori kito daryti.
ne tai, ką mes visi sutarėm, bet gal tu kažką kitą padarysi ir įrodysi mums, kad atlikdamas šitą temą, užduotį nagrinėdamas šitą problemą, savaip į ją pažiūrėjai. Ir įrodysi mums visiems, papasakosi, tai čia labai puiku. Ir turbūt tikslas būtų siekti aktyvios veiklos per pamoką ir mokyti mokinius įsivertinti ir siekti užsibrėžto tikslo, skatinti bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis dirbti savarankiškai, drąsiai reikšti savo mintis. Tai reiškia, kad aš ir pristatydamas savo darbą turiu trumpai pasakyti, ką aš norėjau padaryti, kaip man pavyko ir ko aš sieksiu toliau. Tai va čia vėl mažas žingsnelis yra į tą savo kūrybinio darbo pristatymą, kuris bus baigiant mokyklą. Ir mes labai nuosekliai ir mažai žingsnelis prie šito einame. Taip, tai va dabar noriu trumpiau jums parodyti mokėjimo mokytis kompetenciją. Ten yra mokytojo knygoje, jinai yra prie segtuke, ją galima pasižiūrėti. Ir ji svarbi labai ir gali būti sėkmingai ugdoma per dailės pamokas. Viena iš svarbiausių. Aišku, per dailės pamokas mes ugdom ir daugiau bendrųjų kompetencijų, bet galvoju, kad ir mane dabar kas nors pamokytų, tas mokėjimo mokytis kompetencijas priverstų, man būtų lengviau gyventi. Nes aš ne visada nuosekliai viską darau, labai sunkiai planuoju ir, žodžiu, kiekvienas atrastume tų tokių trūkumų, ką mums dar reikėtų patobulinti. Tai va, teigiamos mokymosi nuostatos. Tai yra nuostatų raiška, nes jeigu aš nenusiteikęs kurti, neturiu teigiamo požiūrio į darbą, nenusiteikęs mokytis dailės, tai kaip aš galiu būti gerai vertinamas, jeigu aš nenoriu ir nepadarau. Tai yra labai svarbu. Toliau. Mokymosi uždaviniams įgyvendinti tinkamos veiklos ir laiko numatymas. Tai yra taip pat yra labai svarbu, kaip aš susiplanuoju savo darbą ir kaip aš numatau, ką aš veiksiu. Tinkamas mokymosi organizavimas, gebėjimas įveikti sunkumus, mokymosi užduotims reikiamų priemonių parengimas, nuoseklus sutartų taisyklių laikymasis, jas mes aptarėme visada mokslo metų pradžioje. Tai irgi yra svarbu. Sako, čia man uždrausmę pažymį parašėt. Sakau, ne uždrausmę parašiau pažymį, o tiesiog tu nenuosekliai ir netinkamai dirbai. Mes šiandien susitarėm, kad mes darysim tą ir tą, o tu nepadarei. Tai nėra drausmė. Ta drausmė visiškai atsieta kažkaip čia visai ne tai. Dailės kūrybinių užduočių sąsiuvinio ir dailės užrašų tinkama priežiūra. Jeigu mes jau susitarėm, kad mes dirbsime su šitom pratybom ir mes atliksime visas užduotis, tai turi būti jos tinkamai atliekamas. Yra integruota į tas vertinimo lenteles, irgi darbas su pratybų sąsiuviniu. Priežiūra, pildymas iliustracijomis, įklijomis, gebėjimas tais užrašais naudotis kaip papildomų informacijos šaltinių. Tai taip pat labai svarbu. Objektyvus savo pažangos vertinimas. Čia yra tas 4 punktas, norėčiau prie jo sustoti plačiau. Tolesnių žingsnių numatymas. Labai svarbu bent kartą per trimestrą, pusmetį su mokiniu aptarti asmeninę pažangą ir galimybę tobulinti tai, kas nesiseka. Aišku, klasės didelės, tai yra neįmanoma kiekvieną kartą su kiekvienu mokiniu aptarti šitos dalykus, bet galima sutarti, kad šiandien kalbėsiu su 2 mokiniais, kitą pamoką su dar 2 ir taip toliau, kad būtų apmąstoma ir pasitariama, kaip sekasi, ką vaikas norėtų dar daryti ir taip toliau. Ir čia įdėjau į skaidrę šitą lentelę, jinai iš pirmo žvilgsnio žiauriai atrodo, labai daug visko prirašyta ir dabar mes turbūt tikrai negaišime laiko ir čia neskaitysim viso to, kas prirašyta, bet šitas raudonas yra objektyvus savo pažangos vertinimas, tolesnių žingsnių numatymas, apie ką mes dabar ką tik kalbėjome. Tai 4 maža kompetencija mokėjimo mokytis. Ir šitas aspektas paraginti, kitų padedami, stebi savo mokymasi per dailės pamokas. Ir taip toliau. Jau 5-6 kitų padedami apmąsto, kaip ir ko pasiekia. Matote, kiek daug reikia 5-6. Mokydamiesi per dailės pamokas apibūdina savo dailės tyrinėjimo pasiekimus, nusako, kas kelia neaiškumų. 5-6. Sakykime, 7-8 balai būtų
savarankiškai apmąsto, kaip ir ko pasiekia. Tai va, kaip dar sunku iki 10 ateiti. Mokydamėsi dailės apibūdina savo dailės tyrinėjimo pasiekimus, kas pasisekė, ko nesuprato, kartu su mokytoju aptarė ir taip toliau. O jau 9, 10, aš va daugiausia vaikam, va čia nepatinka pažymys. Tai yra, sakau, ką mes sutarėm dėl 9-10, dėl 10. Tai va, savarankiškai apmąsto, kaip ir ko pasiekė. Mokydamėsi dailės apibūdina savo tyrinėjimo pasiekimus, kas pasisekė, ko nesuprato. Savarankiškai randa atsakymų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra savarankiškas, kūrybingas, rimtai dirbantis, visada pasiruošęs ir taip toliau. Tai va tas toks, nežinau, ar per dailę turime turbūt pratintis prie tokių dalykų, nes tikrai, nors ir turim tą 9-10 klasėje vieną pamoką, jinai yra labai brangi, to laiko nedaug, bet tikrai ją reikia pravesti prasmingai ir tikrai vaikai turi įgyti tokių labai svarbių gebėjimų. Ir va, ta kūryba ir dailės pažinimas yra puikus įrankis mokyti mokinius būti savarankiškiams, pasirengusiems nuosekliai dirbti ir analizuojantiems savo patirtį. Dabar pažiūrėsiu, kokie klausimai čia kyla. Dabar 11-12 klasė. Jau matome iš karto kitas dizaino stilius. Mokiniai turi pratintis, atrasti tai, ką jiems reikia ir kitokiai formai, ir internete, ir muziejuose, ir visur kitur, ir dailės pratybose. Ir va dabar aš tiesiog čia turiu pasiėmusi lapą, čia tiesiog matote puslapio kompoziciją, turinys, viršelis. Čia neįskaitysime, tokią gavau skaidrę iš leidyklos. Šiuo metu jau jos turbūt yra atspausdintos kūrybinės užduotis ir jau girdėjau, kad greitai pasirodys knygynuose. Tai, ką mes kalbėjome apie 9-10 klasę, yra išleista 2013 metais. Ir nuoširdžiai dėkoju Rimai Tuinilaitei irgi už puikų tą vaisingą darbą, dirbant prie 9-10 klasės. O su Romualda Zareckiene tęsime darbą prie mokymo komplekto 11-12 klasiai. Tai turinys sudaro tokią jis prierašą turi tradicijos, naujovės, požiūrį. Tai reiškia, kad mums labai svarbu yra ir meno tradicijos, ir dailės tas tradicinis mokymas ir mokymasis, naujovės, tai kas nauja atsiranda ir visada nauja atsirado kiekvienoje epochoje, ir požiūrį, kad pateikiame įvairių požiūrių ir skatiname mokinius tikrai ir savo požiūrius išreikšti ir žiūrėti, kaip kiti vertino. Ir labai atidžiai skaitėme vidurinio ugdymo dailės programą, menų egzamino reikalavimus, rėmėmės savo praktinę patirtimi ir va šitą turinį sudarėme iš 9 skyrių, kurie yra skirti, sakykime, pirmiausia yra, kodėl pasirinkau dailę, kaip mes kalbėjome, vėl yra labai atidžiai aptariama, šiuolaikinės profesijos ir dailė, tai yra labai svarbi tema ir ne tik tai menininko, ne tik dailininko profesijose, bet ir kitose profesijose yra labai svarbus yra dailės gebėjimai. Ir po to jau truputėlį 11 klasėje mes tokių tradiciškų dalykų truputėlį pasimokome, ar menas žaidimas, dailininko dirbtuvė, apie kūrybos aplinką ir meninė kalba įvairių dailininkų, tradicinė vaizduojimo ir taikomoji dailė, kur yra irgi dizaino tema aptariama, kūrybos stiliai, tai čia yra dailės istorija ir aplinka architektūrinė, ir aplinkos kūrimas, ir grožio idealai nagrinėjami, irgi nuo įvairių epochų ir stilių, kūrybinių idėjų šaltiniai taip pat skyrius yra, ir čia yra žanrai prisimenami, žanrų problemos ir kultūros paveldas ir taip toliau, vaizdavimo būdai, atskiras skyrius apie realistinį, sąlygišką ir abstraktų vaizdavimo būdą ir užduotis, kompozicijos dėsningumai yra aptariamos, supažindinamos su kompozicinėmis sandoromis, giliau jos nagrinėjamos ir
Toliau yra šiuolaikinės technologijos ir dailė, labai platus skyrius, ir čia atsiranda nauji dalykai. Ir meninė fotografija, grafinis dizainas, interaktyvusis menas, video menas, grafinis, interaktyvusis menas, virtualiai dailės ištekliai apie virtualiuosius muziejus ir kūrybiniai projektai. Jau tas skyrius kūrybiniai projektai, paskutinis 9 skyrius yra skirtas 12 klasės antram pusmečiui ir jis visas yra persmelktas jau idėjų paieškos ir pasirengimo atlikti kūrybinį darbą. Mes rekomenduojame kitiems mokiniams, kurie nelaiko menų dailės egzamino, taip pat skirti kūrybinį projektą. Tegu jau mokiniai gali pasirinkti, iš kurios dailės srities, ar kokio žanro, ar kokią techniką atliks tą kūrinį ir tiesiog plačiau panagrinėti šitą problemą, taip pat rinkti eskizus. Nesvarbu, kad jie egzamino nelaikys, bet jau tada yra išsamiau, mokinys susikoncentruoja ties kažkuria pasirinkta dailės problema ir iki gegužės pradžios jis parengia irgi kūrybinį darbą. Ir čia taip pat yra pateikta meninio projekto atmintinė ir gale yra taip pat skyrius, ko mokėmės, ką sužinojome. Tai va toks turinys, jisai yra tiesiog sukabintas labai glaudžiai susietas su poreikiais, dailės ugdymosi poreikiais 11-12 klasėje. Vis tiek galvojame, kad tai ateina mokiniai, kurie sąmoningai pasirinko dailės dalyką, nori mokytis dailės, o tie, kurie nenori, tai minimaliai vis tiek turi kažko išmokti, pasiekti, sužinoti ir taip toliau. Tai dabar keliausime per tas nuostabiasias kūrybinės užduotis 11-12 klasiai, kurios yra jau netokios violetinės, kaip 9-10 klasėje buvo, kitaip pateiktos. Ir čia yra mokiniui pateikiama, sakykime, jos skatina mokytis aktyviai, ugdytis kūrybiškumą, tyrinėti, eksperimentuoti, interpretuoti, pažinti save aplinkinį pasaulį ir jo kultūros paveldą. Čia jau mokinys gali mokytis ir savarankiškai, pavyzdžiui, jis dailės nesimoko, bet jis gali nusipirkti šitą užrašų sąsiuvinį, pratybų sąsiuvinį ir pats atlikti tas užduotis, nes yra pateikiama daug nuorodų irgi, kaip ieškoti informacijos, paieškos šaltiniai. Ir čia visų dailininkų pavardės yra pateikiamos ir originalo kalba, ir paieško žodžiai pateikiami savokose, kad galėtų mokiniai susirasti informaciją internete. Ir dabar yra puslapis, kuriame yra paaiškinami kūrybinės veiklos tipai ir informacija apie mokymąsi ir ženklų sistemą. Tai dabar čia yra kiekvienos temos pradžioje yra pateikiama toks skyrelis dailės problema. Tai yra labai trumpas koncentruotas tekstas apie nagrinėjimą problemą ir toks trumpas jos aprašymas. Plačiau galima rasti Čiurlionytės dailės vadovėliuose, plačiau galima rasti 9-10 klasės vadovėlyje, internete, sakykime, meno albumuose, enciklopedijose ir taip toliau. Bet čia jau yra labai glaustas toks tekstas. Po to pateikiamos savokos. Šitos savokos yra tos, kurios susietos su šia tema ir tų visų savokų, kurios yra pratybų sąsiuvinyje, mokytojo knygoje yra aprašai. Yra pateiktas labai platus išsamus dailės žodynas. Mokiniai to žodyno, aišku, negaus nusipirkę pratybų sąsiuvinį, bet besimokant mokytojas gali pateikti tas sąvokų apibrėžtis. Po to kiekviena tema turi skyrelį pasidalykime mintimis. Ir čia, sakykime, kūrybinės veiklos tipai, diskusija, debatai, tam skyrelėje pasidalykime mintimis ir ugdoma komunikavimą, bendradarbiavimą, socialinė ir kitos kompetencijos. Mokiniai tariasi, analizuoja savo patirtį, diskutuoja apie tą problemą. Toliau bus atliekame tyrimą. Tai tyrimas yra skirtas ir idėjų paieškai, ir tyrinėjami kūriniai, informacijos šaltiniai,
ieškoma informacijos apie kažkokius tai labai svarbius tą pamoką dalykus ir tiesiog plėtojama informacinė, tyriminė mokėjimo mokytis kultūrinė kompetencija. Sprendžiame problemas. Tai va, šitas skyrelis sprendžiame problemas yra daugiau skirtas jau eskizam kūrimui, kūrybinio kelio pasirinkimui, kūrybinio darbo planavimui. Ir kūrėme, va čia jau 2 rankytės tokios yra ženkliukas viršuje stulpelėje, tai kūrėme, tai jau yra pateikiami kūrybinės užduoties aprašai, nurodymai, kaip ją vykdyti, kokias technikas, medžiagas pasirinkti ir taip toliau. Ir labai svarbi dalis yra įsivertinami. Kiekviena tema baigėsi įsivertinimo skyreliu, kuriame mokinys pratinasi nuo pat pradžios, nuosekliai. 11 klasėje ten mažiau vietos paliekama, 12 klasėje paliekama jau platesni tokie skyreliai, daugiau eilučių, apmąsto, analizuoja, kaip jis atliko užduotį, kaip jam pasisekė, ką jis sukūrė ir įsivertina savo pasiekimus. Ten įvairiom sistemom yra siūloma įsivertinti. Ir dabar paskutiniai 2 skyreliai yra, tie ženklai 2 yra skirti, ko mokėmės, ką sužinojome. Yra kiekvieno skyriaus pabaigoje, skyriai yra 9 ir dar 10 toks skyrelis yra jau visų pratybų pabaigoje, yra ko mokėmės, ką sužinojome. Tai yra užduotis, mažyčiai testai, yra apibendrinti medžiagą, pasitikrinti žinias ir yra pateikiama dar tokia įsivertinimo skyrelis, refleksijos skyrelis mokiniui. Ir laiko juosta, jinai be ženkliuko, yra gale pratybų, yra laiko juosta. Pradedant mokytis 11 klasės pradžioje, reikėtų aptarti, kam skirta ta laiko juosta. Nes jeigu matėte anksčiau ir šitos vadovėlius pratybų, dailės vadovėlius ankstesnių klasių, tai 7, 8 ir 9, 10 pateikiama laiko juosta. Buvo ir kūriniai dedami, 9, 10 klasėje rašėme kūrinių autorius tam laikotarpį, kurie kūrė, o jau čia pateikime kitokį variantą, mes laiko juostą aptarsime truputėlį vėliau. Toliau keliaujame. Taip, dabar čia klausiu, kad čia ne vadovėlis. Taip, čia tikrai dabar pristatau šiuo metu 11-12 klasės pratybas, nes vadovėlio nėra naujo parengta. Mes manome, kad labai gerai tinka toliau naudotis 9-10 klasės vadovėlių to violetinių. Jis tikrai yra neišsemiama, ten yra ir puikių iliustracijų, ir medžiagos teorinės pakankamai, ir ten yra gana platus žodynėlis. Ir taip pat tinka dailės vadovėliai 11-12 klasių šviesos leidyklos išleisti anksčiau. Nes tikrai nei Leonardas da Vinčis, nei Matisas naujų kūrinių nebesukurs, o šitie kūriniai visi yra tose vadovėliuose, jie dar yra, nežinau, mano mokykloje yra pakankamai dar geram stovyje ir jais tikrai galima naudotis. Kaip sakyti, taupykime gamtą, taupykime lėšas ir jo labiau yra tas visagalis internetas, kur galima rasti puikių kūrinių vaizdų. Ir dabar kūrybinių užduočių medžiagą, dabar noriu toliau pristatyti. Tiesiog aš čia labai, 21 skaidrė, nelabai čia galima įžiūrėti, ką aš čia rodau, bet tiesiog jūs noriu pakviesti pasižiūrėti, kad čia yra tiesiog parodyta, kad ta medžiaga jau yra kitaip komponuojama, jinai yra komponuojama puslapyje 2 kolonomis, 2 stulpeliais ir mokiniams jau čia yra paliekama daugiau vietos aprašams rašyti ir kaip toliau pamatysite yra didesni irgi langeliai eskizams piešti ir nuotraukoms įklijuoti. Šitas pratybų sąsiuvinis yra, kūrybinės užduotis yra daug platesnis, didesnės apimties negu 9-10 klasės. Ir čia vat yra tiesiog dizaino tema pateikiama pirmajam kairiajam puslapyje ir ten yra trumpas aprašas apie dizainą, po to yra pasidalykime mintimis. O dabar skaitau, kokias dizaino rūšis žinote, nes tai yra kartojimas, tai yra aptarimas, kokias žinias mokiniai turi, ką jie ir išsaugoja. Čia ir iš technologijų, taip pat žinios įgytos technologijų besimokant 9-10 klasės svarbios ir per dailės pamokas. Ir kaip manote, kokios yra gero dizaino savybės? Antras klausimas, ir mokiniai turi parašyti savo nuomonę. Bet kas yra geras dizainas?
Mes nepateikėm taisyklių, mes nepateikėm apibrėžimų, bet mes skatiname juos mąstyti, tartis, diskutuoti. Galima užduoti ir darbą grupėmis, 2-3 atlikti šitas užduotis, tartis, čia gali būti įvairūs būdai. Ir po to kūrėme ir atliekame tyrimą apie idėjas šiuolaikinio dizaino ir taip, ir po to kūrėme. Mes prašome, aprašykite, sugalvokite ir aprašykite ekodizaino idėją, kad lengvai perdirbamo, ekologiško, iš natūralių medžiagų sukurto dizaino projektą. Ten pamatysite mokytojų knygoje, yra išplėstinių kursų pateikiamos užduotis skirtos vėliau, yra papildomos užduotis pateiktos. Tai ten papildomai užduotį jau siūlome sukurti tokį projektą, jau su maketu, su projektais, kai yra skiriama daugiau darbo kūrybinėms užduotims, tai tada siūlome plačiau tas užduotis atlikti. Ir va čia ta dizaino tema, kur mes pristatome, yra paskutinė skyriaus vaizduojamoji, tradicinė vaizduojamoji ir taikomoji dailė, paskutinė tema, ir skyriaus gale yra kartojimo užduotis, įsivertinimas, yra testas apie tradicinės vaizduojamosios dailės kūrybos priemonės. Ir ten yra žodžiai, kuriuos reikia suskirstyti, kas yra tinkama grafikai, tapybai ir skulptūrai. Ir gale po to įsivertinama jau patirtis besimokančių skyriaus temų. Ir jau taip apibendriname įgytą patirtį, jau čia kitam puslapį žiūrime 3 stulpelį, matome skaidrėje, tai jau matote gana daug tuščių eilučių skirta 3 stulpelėje. Ir reikia parašyti, ką naujo sužinojo apie tradicinę vaizduojamą ir taikomąją dailę. Jau čia vis dėlto yra virš 10 eilučių, jau reikia parašyti gana jau išsamei. Įsivertinkite, kaip sekėsi atlikti užduotis, turime minty visus 6 skyriaus temų užduotis ir toliau su kokiais sunkumais susidūrėte, kaip juos įveikėte. Jau čia yra vėl svarbu ta tokia refleksija. Ir dabar jau čia medžiaga komponuojama jau yra truputėlį kitaip ir mes matome 4 koloną, jau prasideda naujas skyrius kūrybos stiliai. Ir va čia jau atsiranda tema dailės istorija. Ir čia toks įvadinis tekstas yra apie dailės istoriją, dabar tikrai mes jo neperskaitysim, čia labai turbūt sunkiai matosi, kad tiesiog galiu paskaityti, kad šiuolaikinis menas daug idėjų semiasi iš viso pasaulio kūrybinio palikimo. Skirtingais laikotarpiais įvairiose šalyse sukurti dailės ir architektūros kūriniai nepanašus vieni į kitus. Tačiau tos pačios epochos menininkų kūriniai turi daug bendrų bruožų ir to paties stiliaus. Šių stilių dailės raida tyria dailės istorija. Kai kurių epochų dailės raida neatsiejama ir nuo architektūros. Toks įvadinis tekstelis. Tokių tekstelių yra kiekvieno skyriaus pradžioje ir dabar mes kviečiame mokinius diskusijai, jau bendradarbiavimo pasitarimams. Ir čia klausime iš karto. Ne tai, kad aš sakau, kad vaikai mokykitės dailės istorijos, tai yra labai svarbu, jiems sako, mums nesvarbu, mums visiškai jos nereikia, mes be jos laimingai gyvenam. Tai tada mes viską verčiame kitaip ir mes užduodame klausimą, pirmas klausimas diskusijai, kaip manote, kodėl svarbu pažinti dailės istoriją. Ir čia galima, jeigu jie sako, mums nesvarbu ir mums nereikia, tai tada grįžkim prie profesijų, kurių profesijų žmonėms privaloma turėti dailės istorijos žinių. Visi keliaujame, matome visokių gidų ir einame į muziejus, matome irgi muziejuose visokių gidų ir galime tiesiog panagrinėti. Iškart matosi, kuris žmogus išprusęs, kuris ne. Ir daugybėje, ir drabužių modeliuotojams, ir daugybėje profesijų, čia tiesiog galima labai daug diskutuoti. Antras klausimas diskusijai būtų, prisiminkite kurį nors stilių, tiesiog, ir koks jo apibūdinimas mums pirmiausiai ateina į galvą. Ir mes čia prašome parašyti, 5-6 eilutės yra, kad taip, greitai prisimena kokį nors stilių, vis tiek jau jie 11-12 klasiai, žinogi, istorijos mokosi. Ir aš šiais metais labai dėkinga yra istorikams, esu, kad įtraukia į istorijos valstybinį egzaminą tokius svarbius klausimus apie architektūros stilius. Tiesiog džiaugiausi, negalėjau atsidžiaugti ir mano mokiniai, kurie mokėsi dailės taip pat, labai gerai išlaikė tą egzaminą.
sakė, mokytoja, mums buvo lengviausia ten, kur tie buvo architektūros klausimai. Nu, tai labai smagu dėl to. Tai va, ir čia man prašome tiesiog, kad prisiminus bet kurį istorinį stilių, kurį nors stilių, gal nebūtinai istorinį menininką, ar šiaip stilių, ir parašyti, ką jie prisimena apie tai, nes tai yra labai svarbu, kas išliko atminti. Ir toliau jau yra tyrimas pateikiamas lietuvių dailės ir architektūros sąsajos su Europos menu. Ir čia yra truputėlį toks tekstas, yra aiškinama, kad Lietuvoje tie vyraujantis, esantis pagrindiniai istoriniai meniniai stiliai yra tie patys kaip vakarų Europoje ir jie turi tyrinėti tas sąsajas. Kitam puslapį tema tęsiasi toliau ir vaikai turi aprašyti tas sąsajas, kurios ir duodama mes ten 5 eilutes ir jie ten turi aprašyti kūrinius svarbiausius, kokie stiliai, kokie jų svarbiausi bruožai ir taip toliau. Čia jau darbo yra nemažai ir čia tinka visi vadovėliai. Nebūtinai, jeigu neturim interneto, tai dailės vadovėliuose ir senesniuose, ir naujesniuose tos medžiagos yra pilna. Aš sakau, tai sako senas vadovėlis. Tai sakau, teksto neskaityk, bet kūrinys tai jis nesvarbu, jis kuo senesnis, sakau, tuo vertingesnis kūrinys. Ir galime žiūrėti iliustracijas, po kūriniais yra metrikos ir taip toliau. Tai va, tai dabar toliau yra aplinkos kūrimas. Va čia kita tema yra aplinkos kūrimas ir jinai yra. Ir paskui čia vat yra, tiesiog aš neįdėjau vieną puslapį, bet čia pirmoji kolona yra vaikai, kurie eskizus ir jie kuria kompoziciją pagal pasirinktą istorinio meninio stiliaus interpretaciją. Ir va dabar aplinkos kūrimas, apie architektūrą. Antrą koloną mes žiūrime. Ir čia yra taip pat aprašoma, kad miesto erdvėse matome įvairių pastatų ir vat, pagal jų formas, jų puošybą ir visą kitą atpažįstame istorinių stilių. Ir čia mes vat, prašome aplinkos kūrimas, mes tiesiog jau nebeeiname į tą tokią istoriją, kuri būna paprastai architektūros istorija nuo seniausių laikų išsamei aprašome. Diskusijai duodame tokį klausimą, kuo ypatinga jūsų miesto miestelio aplinka? Kokių stilių pastatų esame? Kas juose atsispindi? Ir kalbame apie tai, kas yra šalia mūsų, nes tikrai ne visada galim nuvažiuoti, ne visada galim pamatyti, bet kaip priversti vaikus mylėti savo gimtąjį kraštą. Nes tikrai, sako, emigruoja labai daug iš Lietuvos. Jie tikrai emigruoja be šaknų, jie nežino arba išvažiuoja tik tada supranta, kokia ta Lietuva brangi. Bet jeigu mes išugdysime mokykloje meilę gimtųjų apylinkių aplinkai, supažindinsim su kultūros vertybėm, su tai, kas labai brangu, savita. Bet kuris medinis namelis yra labai vertingas, seniau pastatytas, bet kuris istorinis pastatas taip pat yra labai vertingas ir reikia, net yra, čia pratybose mes dėjom net keletą temų, kur kalbam ir apie paveldą, ir kultūros vertybės ir taip toliau. Apie tai reikia vis grįžti ir grįžti kalbėti. Ir tada atliekame tyrimą. Jie tyrė vaikai vietos architektūros bruožus ir kaip tvarkoma aplinka ir po to trečioji kolonai čia vidury yra toksai klausimas, ko trūksta jūsų architektūrinėje aplinkoje. Ir jie turi tiesiog pagalvoti, o ko trūksta, kaip jie galėtų pakeisti. Ir sprendžia problemas, jie kuria vietovės pertvarkymo projektą. Ir va čia 4 stulpelėje tam puslapį mes matome, kad yra vienas langelis skirtas eskizui pasirinktos vietovės, kaip ją galėtų pertvarkyti, ir sukūrė projektą, jie nufotografuoja, taip pat įklijuoja nuotrauką. Čia jau laukeliai palikti yra gana nemaži, ačiū dizaineriai, kad vietos yra tikrai puslapių padaugėjo, ne taip kaip buvom suplanavę, bet yra vietos pakankamai jau eskizams piešti ir nuotraukoms įklijuoti ir įsivertiname, ką sužinojom, kaip mums pavyko padaryti šitą užduotį. Tai čia yra tik pavyzdys iš tų visų 39 temų, 39 pamokų aprašų, aš tiesiog ištraukiau tokį porą temų ir čia tikrai galima, kad ir tą aplinkos kūrimas, mes galime labai ir surengti išvyką arba išsiųsti vaikus savo laiku, savarankiškai fotografuoti, ieškoti tų blogai tvarkomų vietų, gerai sutvarkytų vietų, vaizdingų vietų. Čia mes aprašome irgi kitoje temoje, radau skaitydama Drėmos knygą apie Pranciškų Smuglevičių, kad irgi ten jis, kai pradėjo piešti Vilniaus albumo
tos Vilniaus sąsiuvinių, tos eskizus Vilniaus panoramas. Tai ten pasižiūrėję jau ten bajorai, tie, kurie su juo bendravo, nubėgo žiūrėti tos vietos, ten prie Sereikiškių parko, ką jau jis ten taip gražiai nupiešė, koks tas Vilnius gražus. Ir nubėgo, žiūrėjo, sako, grįžus, sako, aš ten nieko tokio nematau, ką tu nupiešė. Ir Smuglevičius sakė, kad reikia pasirinkti tokį žiūrėjimo tašką, kad ta vieta labai gražiai atrodytų, kad būtų labai patraukli ir įspūdinga. Tai ir vaikus, mes apie tai kalbame ne vienoj temai, yra temai apie fotografiją, ir apie paveldą ir taip toliau, kad labai svarbu yra tinkamai pateikti, parodyti, ką mes turim gražaus ir vertingo. Tai va čia irgi yra puikus šansas sukurti aplinkos pertvarkymo projektą. Toliau, ką čia rašo kolegas? Taip, rašo apie kainas. Žinot, jeigu daugiau pirktų, daugiau leistų ir tos pratybos būtų pigesnės, o kadangi dabar tiražai mažai perka ir labai brangų leidyklai išleisti yra. Tai va, tai padeda medžiaga, padeda mokiniui spręsti meninės raiškos problemas, ieškoti kūrybinių idėjų, fiksuoti jas, kurti ir pristatyti kitiems savo kūrybą ir sudaryti kūrybinės veiklos aplanką ir įsivertinti savo pasiekimus. Tai yra aktyvi veikla per pamokas ir mokiniai ieško informacijos, analizuoja ją patys perteikia. Dabar gale pratybų, aišku, ten tų temų yra daug ir tikrai čia reikia patiems susikaupti ir įsiskaityti ir žiūrėti ir jo labiau žiūrint pratybas reikėtų lyginti su ilgalaikio pamokų planu ir žiūrėti, kaip yra pamokos aprašytos. Ir gale mes pateikėme tokią atlanką, jinai jau yra tvarkingai sudėta į 2 puslapius, yra mano kūrybinė veikla. Ir čia pabandėm sudėti tokį turinį, va šitos temos, kad tiktų aprašyti savo kūrybinę veiklą per 2 mokslo metus. Čia yra ir apie dailės mokytoją, ir mokyklą, ir kodėl pasirinkau dailės dalyką, kaip jūsų gyvenimą paveikia dailės mokymasis. Va, tai reikia čia, žinokite, yra 6 eilutės duotos ir reikia pagalvoti, ką parašyti. Ar užsipildė jūsų lūkesčiai ir prašome grįžti į skyrelį pratybų pradžioje, ko tikėjausi. Atsimenat, kalbėjom, kad pradžioje davėme tokius klausimus, ko tikėjotės, kodėl pasirinko dailę. Dabar po 2 metų prašome pasižiūrėti, ką mes ten rašėm ir pasižiūrėti, ar atitiko tos lūkesčius. Va. Kokios dailės temos jums buvo svarbiausios, kurios labiausiai patiko, kokia technika labiausiai įsiminė, ką naujo išmokote ir apibūdinti turi čia savo visą tą veiklą, aprašyti ir antrame puslapyje, 3-4 kolona, skirelis, mes jau prašome pasirinkti vieną kūrinį ir išsamei jį išanalizuoti, kaip bet kokio dailininko kūrinį. Ir yra nurodyti žingsniai, kaip analizuoti šitą kūrinį, įdėti, įklijuoti jo nuotrauką ir gale mes prašome, kad ir čia tiesiog yra schema, kaip jį išnagrinėti, ko reikėtų dar pasimokyti, kad rezultatai būtų geresni. Matote, baigė 12 klasę, gal kitam nieko nebereikia mokytis. Ir kur dailės gebėjimus pritaikysite, kaip jie pravers ateityje. Matote, 9-10 klasėje tik užsiminėm, prašėm poros eilučių, o čia jau prašome išsamei rimtai parašyti. Taip. Toliau. Čia va toksai yra pasiekimų įsivertinimas. Ir va ta laiko juosta, apie kurią aš kalbėjau pradžioje, mokytojo knygoje yra pateikiama, turėtų būti pateikta, taip tikimės, kad tai padarys Word formatu, kad mokytojas galėtų ją įdėti, kelti kūrinius to laikotarpio, parašyti, ką nors rodyti mokiniams lentoje per multimedijos sistemą, o mokinys tai čia turėtų būti prašomas, mes jam rašome, kad tinkamoje vietoje įrašykite dailininkų vardus ir pavardės, gimimo metus, žymiausių kūrinių pavadinimus, tyrinėjimo laikotarpio svarbiausius meninius bruožus, istorinius įvykius ir panašiai. Kad mokiniai, kai mokysis nuo pirmos pamokos, jie turi fiksuoti savo pastebėjimus va toj laiko juostoj. Čia yra, sakykime, dailės istorijos žinių įtvirtinimas.
Ir ta laiko juosta yra sudaryta nuo senųjų civilizacijų iki šiuolaikinės dailės, iki vizualinių menų. Tai va toks naudingas dalykas, gali būti labai, esu mačius užsienio šalyse, mačiau čia vienos Lietuvoje mokykloje internete, čia buvo pristatoma viena pradinė mokykla, kad tikrai ta laiko juosta gali būti, esu mokyklose mačiusi Alytuje ir kitur. Ta laiko juosta gali būti kuriama klasėje ir tai yra kaip labai vertinga mokymo priemonė, nes tai gali būti ir kūrinių vaizdai klijuoti, ir dailininkų pavardės ir taip toliau. O čia tokia mini laiko juosta, kurią vaikas savo pildosi. Ir matot, kaip pasikeitė užduoties atlikimas, kad 7-8 klasėje yra kūriniai sudėti į laiko juostą, kurie vadovėlyje buvo pateikti, 9-10 surašytos dailininkų pavardės, ir nurodyta, kuriuose puslapiuose galim kūrinį pasižiūrėti. Čia mokinys jau yra aktyvus laiko juostos kūrėjas pats. Jis kūrė savo laiko juostą. Ne mokytojas jam pateikė, ten parodo, o jis pats veda tokius užrašus. Ir galima sutarti, kad pavyzdžiui pusmečio pabaigoje arba 12 klasės pabaigoje vienas pažymys bus rašomas už tinkamai užpildytą laiko juostą. Ar ją užpildys per paskutinę naktį, ar ją užpildys nuosekliai pamokų metu, tai jau čia yra nuo mokėjimo mokytis kompetencijos lygio. Tikriausiai, aš greičiausiai paskutinę naktį ją pildyčiau. Nežinau, čia kaip jau išeina. Tai va, čia toks dalykas yra pateikiamas pratybų pabaigoje, o mokytojas ją turi turėti irgi mokytojo knygoje pateiktą. Taip, toliau. Taip, čia rašo, kad aiškiai matosi tik skaidrių pavadinimai bei stambesnių šriftų pavadinimai. Žinot, aš tiesiog tų tekstų ir neturėjau tikslo visų atidžiai skaityti ir man tokias skaidrės atsiuntė iš leidyklos. Nežinau, kodėl taip nesimato, 9-10 klasės matosi, bet čia mes kalbame šiandien, yra tik 2 valandos ir kalbame apie pagrindinius rengimo principus, kodėl taip medžiaga sudėta ir tiesiog pristatoma, kas yra tuose leidiniuose. O čia kas iš to, jeigu jūs ir matysite kažkokį tai tekstelį skaitysit, nu aš galiu va dabar laiko juostos paskaityti. Senosios civilizacijos. Taip, antika, viduramžiai, laikotarpis nurodytas, renesansas, barokas, klasicizmas, romantizmas, realizmas, čia 19 amžiaus pirma pusė, antra pusė, impresionizmas, postimpresionizmas, secesija, 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia, simbolizmas, modernizmas, postmodernizmas ir šiuolaikiniai vizualiniai menai. O čia tokie skyreliai duoti yra ir jau vaikas juose ir čia yra 2 skiltis, tai yra pasaulio dailė ir Lietuvos dailė. Yra lyginama, kas yra kuriama, buvo sukurta pasaulyje ir Lietuvoje. Aišku, senosios civilizacijos antika, tai čia baltų kultūra atsispindės, o jau nuo viduramžių, jau mes žinome, kad jau nuo viduramžių jau yra gotika, jau truputį vėliau, bet jau žygiuojame kartu su Europos dailės istorija ir čia irgi atliekant tas dailės istorijos užduotis, temos tos ir kitas, galime čia tą laiko juostą labai gražiai, tvarkingai užpildyti. Ir vietos čia yra pakankamai. Ar skaidrės bus galima atsisiųsti, čia klausia. Aš galvoju, kad tas seminaras bus internete paskui ir jį bus galima pažiūrėti. Čia tos skaidrės atsisiuntus, ką jūs su jomis darysite. Vaizdai čia neryškus ir tiesiog čia yra paaiškinimas, manau, kad tas skaidrės galima bus pažiūrėti. Čia yra tiesiog paaiškinimas. Aš tiesiog labai nustebau, kad per 2 valandas reikia pristatyti 5 leidinius praktiškai. Nu, bet tiesiog supažindinu, sistema yra vieninga ir supažindinu su tuo, ką čia galite atrasti. Tai dabar va, jau interaktyvi mokytojo knyga yra 11-12 klasiai. Turinys yra labai panašus į 9-10 klasės mokytojo knygą. Stengiamės kurti ją panašiai, atlikti. Čia yra, matote, jos viršelį. Ir taip pat pateikiami ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai 11, atskirai 12 klasiai. Pateikiami šitam 39 visų temų pamokų planai. Tai nereiškia, kad 39 pamokos. Pamokos gali būti viena tema ir 5 ir 6 pamokas atliekama ir gali būti ir 4, ir 1, ir 3 visaip. Tai yra trumpalaikiuose planuose yra toks planas surašytas. Daugelį užduočių ir Romualda ir aš mes esame atlikusios savo mokykloje su savo mokiniais ir
ir tiesiog ir skulptūros temas, ir fotografijos ir taip toliau, ten tokių yra sudėtingesnių užduočių, tai mėginau su mokiniais padaryti ir galima parodas pažiūrėti internete, mūsų mokyklos ten tinklalapyje yra. Ir tie 309 pamokų planai ir aprašyta, kaip savo pasiekimų įsivertinimą pildyti. Ir priedai pateikiami, ir prieduose pateikiama dailės bendroji programa 2011 metais patvirtinta, laiko juosta, kaip minėjau, mokytojai naudotis, dailės kūrinių interpretavimas ir vertinimas, dailės žodynas, labai didelis išsamus dailės žodynas, visų sąvokų, kurios yra pratybose įdėtos, yra paaiškinimai ir naudota literatūra. Dabar dėl dailės kūrinių interpretavimo ir vertinimo norėčiau sustoti atskirai. Čia yra naujas dalykas, paskui vėliau aš paaiškinsiu, to nebuvo 9-10 klasiai. Dabar visa tai, kas yra 9-10 klasė, yra dailės kūrinio, dizaino kūrinio stebėjimo lapai, yra vertinimo aprašai, viskas tinka ir 11-12 klasiai. Nekartojame, elgiamės sąžiningai ir šitoj knygoje nekartojam to, kas yra prieduose įdėta mokytojų knygoje 9-10 klasės, o čia pateikėme naujus dalykus. Tai dabar norėčiau kitą skaidrę. Pamokos planas, kaip minėjau, yra 39 išsamus pamokų planai ir visi pamokų planai yra vienodi, vienodos struktūros, yra visiškai identiški ir jie labai panašus yra į 9-10 klasės mokytojo knygos pamokų planų struktūrą, nes tikrai manome, kad ten buvo puikiai atrasta ir ta kompozicija puslapių ir gerai buvo viskas padaryta. Tai dabar ką mes pateikėme? Bendrosios programos, bet pateikėme tik tai nuorodą, kad dailės raiška gebėjimo numeris arba tenai dailės kūrinių pažinimas socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Ir paspaudus ten bendrosios programos išlenda tas dokumentas, pasirodo ir galima susirasti tą gebėjimą. Tiesiog taupėme ir laiką ir visą kitą, kad mokytojai gali patys surasti. Mokymo uždaviniai aprašyti, taip pat susijęti su bendrosiom programom ir ugdomais gebėjimais. Mokymosi uždaviniai, atsiranda naujas skyrelis sąvokos. Mokytojo knygoje pateikiamos svarbios kiekvienos temos sąvokos ir paspaudus tas sąvokas žodelį irgi pasirodo žodynas, kad nereikėtų, nes dokumentas irgi bus virš 200 puslapių, labai didelis leidinys, nesvarbu, kai skaitmeninis, nes labai sunku yra važinėti per tuos 100 puslapių, o čia yra aktyvus tas pateikimas ir tada galime žodynę susirasti reikiamą sąvoką, jeigu mums reikia to apibrėžimo. Mokymosi veikla, tai čia buvo 9-10 klasė, kai buvo siūloma veikla, čia mes rašome mokymosi veiklą, pateikiama siūlymų, kaip atlikti tas užduotis, bet tai nėra taisyklė ir kiekvienas mokytojas gali kurti savo pamokų planą, savo pamokų struktūrą, savo veiklą, tai yra tik tai siūlymas. Ir tikrai mes nesakom, kad mes kažkiek tai geriau išmanom arba ten kažką geriau darom, tiesiog parašėm, ką mes veiktume, kaip mums atrodo, ką mes darytume arba ką mes darėme su mokiniais, praktiškai išbandydamas tą turinį, o čia jau yra siūloma, jūs galite ir patys, ten yra aktyvus langelis ir galima rašyti pačiam. Dabar nauja yra papildomos raiškos užduotis, nes mes galvojam, ką daryti, jeigu yra aukštesnio pasiekimų lygio mokiniai arba yra grupės, kai vaikai mokosi dailės išplėstinių kursų. Ir ten prisideda viena savaitinė valanda raiškai. Arba gali būti net iš neformalio ugdymo ir daugiau tų valandų, jeigu mokykla skiria duoda. Tai ten yra pasiūlos, čia yra Romualdos Zareckienės yra siūlymai, labai gražūs siūlymai, nes jinai dirba pati su išplėstinio kurso pasirinkusi, su mokiniais pasirinkusiais išplėstinį kursą. Ir labai įdomių, gerų užduočių yra pasiūloma tiems mokiniams, kad jie atlieka visą tai, ką mes esam suplanavę pratybose bendruoju kursu, pažinimas ir raiška. Ir jeigu papildomai dar turi valandų, gali užduotis būti platesnės, išsamesnės, technikos sudėtingesnės, formatai didesni ir taip toliau. Ir čia iš vis siūlomos yra papildomos naujos užduotis. Taip pat tai nereiškia, kad jūs negalite užduočių duoti ir bendroju kursu besimokantiems mokiniams. Pasižiūrėkite, kaip jums patiks. Man ten tikrai yra įdomių tokių pasiūlymų, įdomių atradimų.
Dabar integracinės sąsajos ir turime patirtis, jau mes nieko čia nebesiūlome, yra aktyvus langelis, kur gali mokytojai planuoti integraciją savo mokykloje. Aš savo mokykloje mes esam jau keli metai nusistatę tokią tvarką, kad dabar jau šią savaitę susirinksime ir pradėsime rengti tuos jau ilgalaikius planus. Ir mes esam susitarę, kad iki rugsėjo 1 visi metodiniai rateliai kitų dalykų pateikia mums. Kada jie planuoja dalykinės savaitės, pavyzdžiui, kada jie planuoja kažkokius tai renginius ir prašo mūsų pagalbos. Ir tada mes einam tarėmės ir mes taip galim planuoti integracinės sąsajas. Tai yra labai patogu, nes integracija turi būti prasminga, praktikoje, susieta su kitais dalykais, su mokinių mokymasi. Ir tada taip taupėme laiko ir labai pasiteisino šitą, kad mes iš anksto taip susitarėm preliminariai, kada. O paskui jau, kai detalizuojam tą planą savo, tai mes jau tada išsamiau planuojame. Darbo reikmenys ir medžiagos, čia ir buvo ir praeitais metais, klausimų ir užduočių komentarai, namų darbai, minimaliai čia mokytojas planuoja, ką ten atsinešti, ką pasidaryti, ką pasiruošti, pavyzdžiui, popierių gratažoje, arba ten kokių priemonių reikia įsigyti, arba kokios informacijos surasti ir taip toliau. Veiklos aptarimas, vertinimas ir įsivertinimas. Va čia yra labai svarbus skyrius ir kiekvienoje pamokoje yra pateikiama įsivertinimo lentelė, pritaikyta konkrečiai šitos temos nagrinėjimui. Taip pat yra keletas lentelių, kurios yra skirtos, kai mokiniai atlieka pristatymus arba turi ir kažkokios tai informacijos rinkimo užduotis, tai vaikai vertina ir savo draugus. Papildomi šaltiniai paieškų nuorodos, tai va čia papildomose šaltiniuose visur esame įtraukę ir Čiurlionytės dailės vadovėlius, ir 9-10 klasės vadovėlių puslapiai yra nurodyti, taip pat yra nurodytos paieško žodžiai internete, daug yra angliškų žodžių. Ir refleksijos skyrelis, kur mokytojas rašo savo irgi pamokos patirtį. Dabar va čia grįžtu, kur jūs matėte dailės kūrinių interpretavimas ir vertinimas. Kūrybinėse užduotise yra pateikiama labai puikus dalykas, yra spalvota įklyje. Tai yra 4 puslapiai iliustracijų dailės kūrinių. Nes vesdamos pamokas mes pamatėme, kad yra didelės problemos su paieška lietuvių dailininkų kūrinių. Ir metrikos būna netikslios, ir formatai ne tie, ir kokybė ne ta, ir taip toliau. Ir mes vis dėlto nusprendėme, pasiūlėme leidyklai ir leidykla labai atsižvelgia į mūsų prašymą. Ir užtat yra šitas pratybos šiek tiek brangesnės negu 9-10 klasės ir yra spalvota įklyje, kur dizainerė labai gražiai sudėjo Lietuvos dailininkų kūrinius, jų yra daug, nemažai, paskui parodysiu dalį. Yra 4 tapybos kūrinių, yra 4 grafikos kūriniai, kurie irgi yra reikalingi nagrinėti per atliekant vaizdavimo būdai, kur yra tos temos ir grafikos temoje. Ir taip pat yra turtingas, puikus meno redaktoriaus parinktas spalvų ratas, kuriuo galima irgi naudotis per pamokas ir jis yra labai toks puošnus. Ir mokytojo knygoje mes pamėginome, Romalda yra specialistė, jinai praėjo mokymus, vizualinio mąstymo strategijų programa, kai buvo vykdoma, ir remiantis šią medžiagą yra parašyta, kaip kalbėti apie konkrečius kūrinius. Mes parinkome kūrinius ir ten yra tokia pateikiama trumpai apie autorių, labai nedaug. Galite duoti mokiniams apie autorių parengti išsamesnę pristatymą. Tokia trumpa labai informacija. Klausimai apie kūrinį ir reikšminiai žodžiai, savokos, kurios gali būti vartojamos, kalbant, atsakant į šios klausimus, ir sąsoja su kūrybinių užduočių temomis. Nes kiekvienas kūrinys yra skirtas ne vienai užduočiai, bet jį nagrinėti galime atliekant daugelį užduočių. Ir va, jums dabar noriu parodyti. Čia va toks naujas dalykas, kurio nebuvo 9-10 klasėje, ir pamėginom lietuvių autorių kūrinius nagrinėti. Ką čia, kokie klausimai? Gal seminaro metu galima gauti bent pavyzdį interaktyvios knygos, nes planus jau reikia pasirašyti.
Nežinau, čia reikia kreiptis į leidyklą. Aš jos neturiu dar. Kada prekybai bus interaktyvi mokytojo knyga? Čia turbūt reikia rašyti dailė@šviesa.lt arba kreiptis į mokymo centrą arba į Šviesos leidyklą, jie pasakys. Taip. Toliau. Va. Ir čia aš tiesiog sudėjau tapybos darbus. Čia, aišku, jie yra spalvoto įklyje, ne taip pateikti. Jie yra sukomponuoti į 3 puslapius. Tik čia matote, kad nėra laikomasi ir ten bus autoriai sudėti nuosekliai pagal abėcėlę pavardės. O čia yra tiesiog sudėti, kaip man gražiau susikomponavo. Čia nėra to spalvų rato puošnaus ir nėra grafikos darbų. Ten Petrulio eskizas, Gibavičiaus kūrinys yra, Kisarauskienės ir nu va, puikų dailininką pamiršau, nesvarbu, kaip čia man užkrito. Gerai, va, ir yra vieno dailininko grafikos darbas realistinis. Ir čia va matote kūrinius, kurie yra įvairių žanrų, arba žanrai juose net pažįstami. Įvairių vaizdavimo stilių, vaizdavimo būdų, realistiniai ir sąlygiškai ir abstraktaus, įvairia tapybos technika atlikti, įvairių temų ir taip toliau. Ir įvairių kompozicinių sandarų. Čia taip ilgai rinkome, kol atrinkome tokius kūrinius, kurie būtų labai įvairūs. Tik tai labai apmaudu. Visiems dabar pridėjusi ranką prie širdies labai skaudu, kad įsivėlė 2 klaidos metrikose. Jau viskas atspausdinta, nebepakeisime, bet mokytojo knygoje viskas teisingai parašyta. Tai galite duoti vaikams, aišku, ištaisysime ir autoriaus bus atsiprašyta. Nu, tiesiog nežymios klaidelės, bet vieną labai sunku atrasti, o kita yra labai lengvai surandama. Ten tik reikia labai atidžiai skaityti metrikas. Tai va, galit mokiniam duoti užduotį, kas atras. Tai jau čia bus didelis pasiekimas, jeigu suras tas mažytės klaidelės, kurios yra metrikose, dėl kurių tikrai labai išgyvename, labai pergyvename su redaktorė, bet nu ką dabar padarysi? Nėra knygos be klaidos, o manau, kad pratybos su šitą spalvotą įklyje tikrai labai papuoš leidinį ir tikrai labai turi gerai atrodyti. Aišku, yra didesnis, užima tie darbai 3 puslapius. Tai va, tai dabar, ką noriu, aš kaip ir jau baigiau savo litaniją ir tiesiog siūlau pasinaudoti mūsų patirtimi ir leidyklos darbu ir vis tiek neapsimoka tą dailę leisti, bet vis tiek leidykla leidžia tos leidinius, nes pirkimas nėra didelis. Va, pasinaudokim tą galimybę, palengvinkim savo darbą, mokykime mokinius mokytis ir įsivertinti savo pasiekimus, tobulėkime kartu su mokiniais. Visiems linkiu nuoširdžiausios sėkmės. Dabar aš galvoju, kad aš paskaitysiu klausimus truputėlį ir galbūt į ką nors atsakysiu, arba rašykite, ką jūs norite dabar paklausti. Aš turiu dar truputėlį laiko. Kiek žinau, kad tą webinaro medžiagą bus galima paskui ir vėliau pažiūrėti. Labai stengiausi, nežinau, ar viskas man pavyko. Dabar aš akytę susidėsiu. Taip. Kartojimą tai turbūt galima bus pamatyti. Man atrodo, kad jį bus galima matyti internete. Čia reikia iš visos tą centrą kreiptis. Taip, toliau žiūriu. Kas čia dar yra? Skaitau. Taip, kur gauti šios knygos skaitmeninį variantą mokytojo knygos, čia reikia kreiptis į leidyklą. Mokykla buvo užsakusi, tačiau knygynai sakė, kad neturi. Dar manau, kad dar tik vežiojama po knygynus yra pratybos, o mokytojo knyga tai dar nėra pilnai parengta, bet tuoj bus ant dienų. Taip. Jeigu ten 9-10 trūksta, tai leidykla turi išleisti, jeigu mokyklos užsisakė. Internetinių knygų neturi, nežinau, kaip gali neturėti internetinių knygų. Ta knyga nėra niekur atspausdinta, nėra skaitmeniniam formate ir reikia, čia turbūt turėtų švietimo centrai paaiškinti, kaip įsigyti tą knygą. Gal čia kas pirkot, galit pasakyti, man atrodo, yra elektroninė prekyba
Alma Literos arba Šviesos. Tai čia ir Šviesos leidyklai yra klausimas, tie, kurie užsiima, kaip mokytojai turi nusipirkti tą mokytojo knygą. Taip, teigiamai vertinu visą komplektą ir grupės atliktą darbą. Labai ačiū, kolegė čia vienai, kad taip prašo. Pasidalinti interaktyvę mokytojo knygą, ją pirkti reikia. Ją reikia pirkti internetu ir žinau, kad mokyklos turi lėšų ir tos lėšos yra skirtos mokymo priemonėms, ne vadovėlių lėšų, tą knygą turi nupirkti mokykloje. Ir mokytojo kompiuteriai jinai turėtų būti mokykloje. Taip, dabar, nes ją iš niekur gauti negalima, jinai yra skaitmeninė ir ši knyga kainuoja nemažius pinigus, jei visi gaus iš šalies, ką uždirbs kūrėjai. Labai ačiū šitą parašymą, nes tikrai mes labai mažai uždirbame rengdami šitos leidinius, kadangi tiražai maži. Nu, bet tiesiog iš kvailumo sėdi, dirbi ir padarai tokius dalykus. Mokykla užsakė 9-10 klasė, kadangi buvo užsakyta daug vadovėlių, tai mokytojo knygą atsiuntė nuorodą nemokamai atsisiųsti, bet ji neaktyvi, tai manyčiau reikia kreiptis į pardavimo vadybininkus ir jie turi tą reikalą sutvarkyti. Nes taip, toliau. Kiek tai yra nemažai? Man atrodo, kad mokytojo knyga virš 50 litų kainuoja. Aš kiek girdėjau. Va, čia Sigutė Godelionienė rašo, yra duota nuoroda, pažiūrėkite laiškus, yra kaip nusipirkti elektroninę mokytojo knygą, dailė, 9-10 klasė yra atsiųsta nuoroda. 11-12 dar nerasite, kadangi jinai turbūt bus greitai padaryta. Va, jau yra nuoroda, čia pasidalino kolegos. Toliau. Taip. Mūsų bibliotekininkė sakė, kad 11-12 klasė knygos nėra išleistos. Pratybos jau sakė atspausdintos ir vežiojamos po knygynus, mokytojo knyga dar nėra pardavime, bet bus toj. Žinot, sunku buvo parengti, vėlavome ir leidyklos žmonės dirbo visą vasarą, tai nėra paprasta. Žinokite, tikrai, kai aš pagalvoju, kad dirbame tikrai daug ir sunkiai ir savo sąskaitą, savo laiko ir visą kitą, bet tikiuosi, kad jums patiks. Taip. Bent jau Pegaso L prekyboje interaktyvus 11-12 mokytojo knygos nėra, negali būti, nes dar nebaigta, bet jau jinai baigiama ant dienų. Taip. Ar seminaro skaidrės bus galima pamatyti? Jos, man atrodo, bus. Vietoj skaidrės baltas lapas, nežinau. Labai geras klausimas. Norėčiau paklausti apie metodus dailės pamokoje, ar visuomet juos taikyti, pavyzdžiui, darbas grupėse, ar dailės pamokos užduotis yra kiekvieno mokinio individuali kūryba. Nu, ką jūs manote apie tai? Aš tai manau, kad dailės raiška yra irgi labai aktyvus procesas ir tikrai per dailės pamokas tie metodai yra ir diskusija, ir tyrinėjimas, ir darbas grupėje. Mokiniai gali dviese ir trise kurti kūrinį, bet ir individuali kūryba labai svarbi, aš leidžiu mokiniams pasirinkti, kaip jie nori atlikti, ir tas klausimų metodas gali būti tyrinėjimas ir informacijos rinkimas. Aš nesu stipri tuose metoduose, galiu pasakyti, kad stengiuosi, kad ta veikla būtų įvairi labai ir tikrai derinu tas užduotis ir kad raiška skirtusi spalvinė, grafinė ir erdvinė ir tas tyrinėjimo užduotis įvairias. Ir labai noriu, kad kartais mokiniai ir dviese dirbtų. Ir jie labai kartais smagiai tai daro. Arba trise, aišku, triukšmo padaugėja, bet būna labai smagu, ypač kai Dailės akademijos studentai būna pamokose, kai atlieka praktiką. Tai jie irgi stebisi, sako, lyg tai šurmulys, jie bruzda, bet rezultatai būna puikūs. Ir paskui jie labai įdomiai ir pristato savo veiklą. Manyčiau, kad reikia derinti įvairius metodus ir turi būti ir individualios, susikaupimo reikalaujančios užduotis. O gal yra vaikų, kuris nori visą laiką vienas dirbti. Tai manyčiau, kad ir turėtume nedrausti, jo labiau, kad vyresnėse klasėse jau vaikų tas kūrybos stilius ir darbo stilius jau būna susiformavęs. Ir būna visokių mokinių. Turiu mergaitę, dabar eisi 12 klasę, labai puikiai mokinė. Ir jinai viską piešia tokiam nedideliam albumėlyje.
piešia, rašo ten ir man tas jos albumas yra tikrai pasižiūrėti jį didžiausias džiaugsmas. Nu, kartais mažytė kokią akvarelę nulieja, tapyti visai nemėgsta, bet jinai visą laiką labai aktyviai dirba per pamokas, suvokimas jos yra aukščiausio lygio, jinai tikrai ir išmano, ir pati papasakoja, ir diskutuoja, ir domisi dailė. Nu, jeigu jau žmogus tokio amžiaus turi susiformavęs tą savo tokį raiškos stilių, aš neturėčiau jo laužyti, aš taip galvoju. Nėra mano toks tikslas, kad visus priversti viską ten panašiai vienodai daryti. Labai dažnai ir pamatysite pratybose yra siūlymų, kad mokiniai patys pasirenka raiškos būdą, patys pasirenka techniką, temą renkasi patys, dažniausiai idėjų ieško patys, nes idėjų paieška yra vienas iš svarbiausių dalykų. Jau labiau tai yra kuriant kūrybinį darbą menų egzamino, tai yra kuriamas autentiškas, originalus kūrinys. Tai idėjų paieška yra labai svarbi ir jeigu vaikas nenori tą techniką atlikti, kurią mes susiplanavome, jis gali pasirinkti kitą, bet jis turi įrodyti, kad jis tikrai jo variantas yra geresnis. Taip, nežinau, ar atsakiau į jūsų klausimą, nes peržiūrėti turbūt tikrai galėsite. Taip, tai tikrai ne vadovėlis 11-12 klasė, tai yra kūrybinių užduočių sąsiuvinis. Kūrybinių užduočių sąsiuvinis katalogą, jeigu jūs esate matę, yra toksai, man atrodo, kad jį turi jūsų bibliotekininkai. Ten rašo preliminari kaina 17 litų. Ten taip parašyta bent jau yra. Taip, toliau. Teiraujasi šiandien nedalyvaujantis, ar bus šio seminaro pakartojimas. Taip, manyčiau, kad jį bus galima internete žiūrėti. Taip. Gal seminarų metu galime gauti bent pavyzdį interaktyviosios knygos, nes planus jau reikia pasirašyti. Tikrai neturiu aš jo to pavyzdžio, o planus aš nežinau, visada būdavo, kad leidykla įdėdavo ilgalaikį planą į internetą. Kreipkitės į leidyklą, gal įdės tą. Aš žinau, kad planai, pavyzdžiui, mūsų mokykloje, tai iki rugsėjo 1 savaitę metodiniam būrelį mes turim pasitvirtinti ilgalaikį dailės mokymosi planą. Ilgalaikį. Tai jis nėra labai išsamus ir jį nėra sunku pasidaryti. Aišku, iš turinio šitų skaidrių sunku bus atpažinti. Taip. Kas čia, kad dar klausimai? Dėkoju už gerą įvertinimą labai visiems ir tikrai perdodu tas padėkas ir savo nuostabiosiams bendraautoriams, ir Rimai, ir Romualdai. Tai yra puikios mokytojos ir manyčiau, kad ir jūsų patirtis tikrai yra labai plati visų ir Lietuvoje tikrai raiška yra puiki per dailės pamokas. Tai tiesiog visų nuoširdžiai dėkoju, jeigu dar daugiau klausimų nebus. Gal parašys dar kas nors? Va, dėkuoju už naują įkvėpimą darbo, tai ir visiems linkiu kūrybinio įkvėpimo. Va, Vilniuje šiuo metu lyja lietus. Visai nesunku buvo vesti seminarą, dėl to, kad negaila, saulė nebešviečia ir nuo rytojaus jau laukia mokykla, atostogos baigėsi ir visiems linkiu gražių dailės renginių, gražių dailės pamokų, žingeidžių mokinių, žingeidžių ir kūrybingų ir visiems kūrybinės sėkmės. Ačiū labai.